podcastas ir atsirado iš to, kad mes su Jonu turėjom kelis labai ilgus pokalbius ant lovos vienas kitą pertraukinėdami. Būtent ant lovos, nesitęsim, kodėl. Ant lovos, sėdint ant lovos prie židinio. Javieras Miliejus taip pat yra žymus neotantrinio sekso praktikas. Iš kur tu šitas radai? Aš to negirdėjau. Jis per savo rinkimų kampaniją apie tai kalbėjo. Reiškia, tantrinis seksas yra, dalykas, kur tu ten kažkaip, aš pasidomėjau truputėlį, aš nejau labai giliai. Nes draugas klausė. Bet reiškia, tu pratęsi tą vadinamą įžangą ir nesvarbu yra, kaip sakyt, kur tu keliauji, svarbu yra ta pati kelionė. Taip. Stingas sakydavo, kad jo meilės sekso aktas užtrunka 8 valandas apie tantrinį. Aš viskas, ką žinau apie tantrinį seksą, yra iš Stingo. Sako, bičiuli, punktas 1. Tokiais greitais kateriais žvejai neplaukioja. Jiem nereikia. Jeigu labai skubi ten kažką pagauti, paskui tūną reikia, žinai, lenktynių tūnui tai praplaukdama, žinai, jimi už uodegos ir išsitraukia iš vandens. Right. Techniškai gali su tokiu kateriu plaukiot kažkokie tai poilsiautojai. Visiems yra pasakyta, neplaukit tokiu kateriu lauk. Tai kas lieka? Terminalas. Tai ką, jie tada 1, 2, 3 važiuojam. Labą dieną, gerbiami terminalo žiūrovai. Šiandien sveikiname su jumis netipiniu laiku, nes turim darbų pirmadienį ir savaitgalį. Tai nepavyks šį kartą pasižiūrėti. Bet negalėjom nepadaryti laidos, nes labai įdomus dalykai nutiko Pietų Amerikoje, kurioje, kas bus pagrindinė mūsų laidos tema, kurioje susidūrė pačių pietų amerikiečių įvairūs tokie, kaip čia pasakyti, įdomus polinkiai į įvairius politikus, blaškantis tarp ypatingų liberalų ir ypatingų kairiųjų. Ir ten susidūrė taip pat Kinijos ir JAF interesai. Bet prieš tai, kol eisim prie to, Andrius turi šiek tiek administracinių pastebėjimų. Taip, pradžioj pats svarbiausias klausimas, kuris garantuotai visus kankina, kodėl aš turiu pleistra ant kaktos, tai atsakau iš karto. Tai buvo mano skalpo ir skustuvo ašmenų susidūrimas, kuris dėja skalpai baigėsi liūdniau. Tai tu skutiesi galvą, ar ne, su skustuvu? Aš dar nepraplikau visas. Tu neini pas barberius, ta prasme, ir tu vis tiek kažkaip tą darai tokių... Aš suvalkietis. Parodyk man, aš net nemačiau to. Štai, jis gal labai gražiai prie tavo kūno. Čia nėra gaidyksta, jeigu ką, mes dar velniais nepatapom. Aš apie Antikristą truputį kalbėsiu, tai žiūrėsim. Dar Antikristo tema. Dar truputėlį labai didžiulis dėkui visiems žiūrovam, kurie pakomentavot po mūsų praėjusių video, tai labai smagiai veikia jų YouTube algoritmus. Noriu tik tai perspėti, į diskusijas tuose komentaruose mes nesileisim, nes tai yra tiesiog nepatogi platforma, bet mes juos skaitom, juos kreipiam dėmesį. Jeigu norit padiskutuot, welcome į mūsų Facebook'ų sienas, tikrai diskutuosim tenai ir dalyvausim socialinėme lygmenyje. Tai dar kartą ačiū, vėlgi komentuokit po šią laidą ir... Maestro. Aš gal dar tik pasakyčiau vieną dalyką, kad žiūrėkit, aš kalbiškai noriu apsibrėžti, ką mes čia darom. Žiūrėkit, mes darom tokį turinį, kuriam visi trysia gana sunkiai ruošiamės, tikrai stengiamės pasiruošti, kartais padarom klaidų, už tai labai atsiprašom, bet tą turinį mes darom savo laiku, mūsų tikslas yra paskatinti atvirą diskusiją temomis, kurios yra iš tikrųjų svarbios, o ne mums primestos iš ten, nežinau, aš galėčiau kalbėti apie Žemaitaičio tweetus arba ten apie dar kažką tai panašaus kiekvieną dieną, bet manau, kad tiesiog mes to turinio ir taip turim labai daug, mes bandom atkreipdėmėsi dalykus, kurie yra svarbus, dėl to mes darom šitą laidą ir, taip sakant, jos kažkaip nemonetizuojam. Labai dėkojam Politika.lt, kuri mūsų įsileido ir leidžia mums tai daryti, gal kažkada sugalvosim, ką nors pusę padaryti, bet labai norėjau paprašyti truputį atlaidumo, mes gyvenam sunkius gyvenimus, pavyzdžiui, praeitą laidą aš turėjau skubę krizinę situaciją, turėjau atsistoti ir išeiti, ir tai buvo ir tai bus kartais, bet to terminalas tokia vieta, kur, žinai, atsistoji kartais, gali atsistoti ir truputį išeiti, kažkas ten Amerikoje būna, kažkas Lietuvoje būna, stengiamės padaryti laidą geriausiai kaip galim, bet supraskit, būna visokių dalykų, tai per daug nepykit ir, supraskit, kad mes darom tai savo laisvalaikio sąskaitą. Ir tai tikrai yra svarbus dalykas, neprašom čia kažkokių nuolaidų, jeigu kažką nusišnekėjom, sakykit, bet kita vertus, jeigu čia kažkam reikėjo išeiti arba kažkam tai, nežinau, kažkas pusiau sirgdamas daro laidą, tai gerbkim tokius dalykus ir nepradėkim čia reikalauti
taip sakant, LRT televizijos produkšino kokybės value. Aš dar pridėsiu tokį dalyką, dažnai mes, kadangi skaitom komentarus ir matom, tai dažnai momentas neskaitau. Tu neskaitai. Mykolas neskaito, aš kartais nueinu paskaityti. Aš visada skaitau. Andrius skaito visada. Dažnai pastebima, kad mes ypatingai su Mykolu vienas kitą pastoja pertraukinėjom. Ir, irgi atleiskit gerbėmėje, bet tikėtina, kad tai bus. Nes mes su Mykolu, kai bendravom tarpusavyje, atsisėdę tiesiog ant sofos, yra lygiai taip tas pats. Taip. Čia nėra kažkoks noras pasisakyti, tiesiog, dinamika yra tokia. Ir mes stengiamės, matom, bandom savęs valdyti kažkiek. Kai labai įdomu kalbėti, kartais nesigauna. Tai žiūrėk, kad kitas dar dalykas yra labai paprastas dalykas, yra pasirinkimo klausimas. Turiniui pasirinkti laiko man užtenka, daryti laidos scenarijaus man neužtenka laiko. Ir paprasčiausias dalykas, nes tiesiog yra gyvenimas, yra kiti įsipareigojimai, tai jeigu norite mus stebėti, nepatinka, nežiūrėkit, patinka, palaikinkit, bet supraskit, pristaikykit prie mūsų, nes šito podcastas ir atsirado iš to, kad mes su Jonu turėjom kelis labai ilgus pokalbius ant lovos vienas kitą pertraukinėdami. Būtent ant lovos, nesitęsim, kodėl. Ant lovos ant lovos prie židinio, pertraukinėdami vienas kitą ir buvo labai įdomu pasikalbėti ir pagalvojom, kodėlgi tai negali būti įdomu ir ačiū labai, kad žiūrite ir kad palaikot. Tai gerai, gal baigiant su tais visais administraciniais dalykais, dar sėkiai, labai vertinam jūsų žiūrėjimą, parekomenduokit, pažiūrėkit, padarykit, stebėkite mus, jeigu tikrai įdomu ir mes tikrai stengsimės jums duoti kelti tas temas, kurios mums patiems yra įdomios ir žinot, kai labai įdomu, tada ir pertraukti norisi vienas kitą. Blogiau būna, čia buvo tokių laidų, kur labai lėtai kalbėjom iš lėto ir nepertraukinėdami. Aš manau, jos nebuvo pačios geriausios. Kur taip atvirai pasakius ir taip jau yra ir mes, kaip sakiau, nesame LRT ir dėkui Dievui niekada nebūsim, nes šitos laidos sumanymas yra kitoks. Gerai, kolegos, dabar prie esminės dalies. Vienas įdomiausių veikėjų šiuolaikinėje politikoje yra labai keistas veikėjas, kuris viena vertus tarsi įsipaišo į dabartinę naujosios kairės tokią platformą, bet kita vertus atrodo kaip žmogus atėjęs iš 60-ųjų metų, viskuo į savo politiką ir savo ideologiją ir savo išvaizdą. Tai yra Javieras Milėjus, Argentinos prezidentas, kuris mūsų naratyvuose labai dažnai spaudžiamas yra kraštutinės dešinės kairysis veikėjas. Tai pirmiausia, norėjau pasakyti, kad Javieras Milėjus nėra kraštutinės dešinės veikėjas, jisai nelabai ten turi ką pasakyti apie rasizmą, imigracijos klausimus irgi yra pakankamai, kaip čia pasakyti, kartais pasako kažką tai tokius dalykus, nebent norėdamas įsiteikti Trumpą arba Muskui arba įsitelkti Amerikos debatus, dėl ko tai daro, to paaiškinsiu. Bet reikalas tas, kad Javieras Milėjus yra toks, vadinkim, žmogus, kuris paskaitė Ayn Rand kažkada tai, labai susižavėjo ir paskui jis dar paskaitė Miltoną Friedmaną ir kitus vadinamosios, kaip čia pasakyti, Čikagos bei Vienos mokyklos Friedrichą Hayeką ir kitus ekonomistus, kurie labai aiškiai pasakė, kad žmogus ekonominė veikla yra žmogaus pagrindas laisvės ir kad valstybės darbas yra ne kažkaip tai ekonominė veikla riboti, bet valstybės darbas yra padaryti, kad kuo mažiau tos veiklos riboti ir kad ekonomikos rinkos nematoma jėga viską įsprendžia. Ir tokios politikos yra labai dažnai buvo būdingos, vadinkim, šoko terapijos vadinamos politikos, buvo labai dažnai būdingos Pietų Amerikai. Beje, taip pat Lietuvoje buvo irgi naudotos iš karto perėjus iš Tarybų sąjungos ir Lietuvoje ir Lenkijoje. Pažiūrėkit, kaip Lenkija klesti per 30 metų, kokį padarė didžiulį dalyką, Lietuva bei irgi klesti. Buvo naudotas, kai reikia skubiai išeiti iš, vadinkim, neveikiančios ekonominės sistemos ir sukurti kažką, paskatinti kažką, kas yra taip. Ir Argentina yra ta šalis, kurioje to tikrai reikia. Tai vienas labai įdomus faktas yra, kad 20 metais Argentina ir Kalifornija buvo maždaug panašaus dydžio ekonominės galybės. Kitaip tariant, Kalifornija, kuri dabar yra 8 pagal dydį pasaulio gale, jeigu paimsi Kaliforniją atskirai, buvo tokia pati sėkminga kaip Argentina ir senas ekonomisto straipsnis lygina tas dvi šalis ir sako, kad Argentina turi daugiau šansų tapti turtingesnė negu Kalifornija, kurią ten slegia ten Meksika, ten konfliktai ir panašiai. O štai bet Argentina yra ta šalis, kuri puikiai vystosi. Argentina yra šalis apdovanota neprastai puikiais gamtiniais resursais, nuostabiai puikia vieta žemdirbystėje ir kitiems dalykams. Astronomijai, tarp kitko, irgi viena iš geriausių. Beigi futbolo talentais. Beigi futbolo talentais. Ir krepšinio, skirtingai nuo kitų Lotynų Amerikos šalių. Krepšinis Argentinoje. Prisiminkim dar Brazilą Šmitą, bet čia jau eisim per daug giliai į įvairius dalykus. Tai va, Argentina yra šalis, tai yra išdidi šalis. Labai įdomus dalykas, kad labai didelė dalis šalies gyventojų yra visai ne ispanai, bet italai. Argentina turi labai seną santykį su Italija ir tai yra šalis, kuri iš tikrųjų yra vadinkim, taip prasme, įvairiais laikais buvo laikoma pačia perspektyviausia dėl įvairių dalykų šalimi Pietų Amerikos žemyne. Ir tai šaliai labai nesisekė su valdžia. Tai mes turėjom Evitą Peron, kurią visi išgarsino, ir jos vyrą generolą Peroną, kurios labai išgarsino miuziklas Evita. Ir tas miuziklas yra toksai romantiškas, Evita čia kelia panašiai. Realiai Peronas buvo toksai
populistinis diktatorėlis, kurio partija, peronistų partija valdė tą šalį praktiškai nuo 60-mečio iki pat dabar. Realiai iki Milėjaus. Realiai iki Milėjaus. Ten dar buvo ten, bet keisdavosi įvairiais vardais, buvo pora, ten buvo Ernestoras Kiršneris ir paskui buvo jo žmona, žodžiu, ten... Aš norėjau iš karto biškį paklausti tavęs, vat peronistai kaip partija, kokia tai buvo politika? Nu, žiūrėk, peronistai yra, vadinkim, žinai, man turbūt labiausiai tas peronizmas yra vienas dalykas, tai yra antikolonijizmas susijęs su pirmosios santykius su Jungtinės Amerikos valstybėmis. Tas santykis šiaip jis nėra labai toksai, kaip čia pasakyti. Vienas dalykas, Argentina tarsi neturi tiek daug vietinių žmonių, vadinkim, ar indienų, ar kaip Brazilija atvežtų vergų, kurios ten portugalai tempė iš Afrikos. Panašiai, Argentina yra kur kas labiau, vadinkim, taip, panašesnė Amerika savo sudėtimi, bet peronistai, jie, ir tai yra labai garbinga šalis, turint ilgą istoriją, ir ten karinė istorija ir panašiai, bet tai yra šalis vis dėlto, kuri peronistai prisėmė tą, vadinkim, tą tokį Pietų Amerikos įsivadavimą, tą kolonialistinį tokį dalyką, kad viskas, kas yra blogai, mums yra primesta europiečių kolonistų, paskui tos europiečių kolonistus naratyvę labai sklandžiai pakeičia Jungtinės Amerikos valstijos, kurios iš tikrųjų ten į tą regioną kišosi visais įmanomais pirštais, grubiai, ir europiečiai niekada nepatyrė to, ką amerikiečiai išdarinėjo turbūt gerais gal ketinimais, bet taip labai nekreipdami dėmesio išdarinėjo Pietų Amerikoje. Ir peronistai yra iš esmės, kaip čia viena vertus, tai yra toksai, vadinkim klasikinė brandi populistinė partija. Tai vat ten, žinai, ten nacionalinė idėja taip, amerikiečiai blogai taip, daug pinigų visiems biurokratams ir daug subsidijų fermeriams, kurie už mus balsuoja taip, reiškia, ten tada bežemiams taip. Kitaip tariant, visus klausimus atsakai taip. Malvinas forever. Jo, visus klausimus atsakai taip, tai yra vienas vertus vadinkim, valstybinis, toksai didelės valstybės nacionalizmas ir šiek tiek polinkis autoritarizmą. Iš kitos pusės toksai, sakysim taip, neslepiamas socializmas ir baisus ten visokių fašistų ir liberalų kritikavimas, iškiesi puolimas, nes jie visi priskiriami yra visą tai, kas ateina iš Amerikos, įskaitant ir liberalią politiką, yra laikomas kaip fašizmas. Tai peronistai, pavyzdžiui, ten niekada nesirūpino žmogaus teisų klausimais per daug ypatingai, bet jie rūpinosi, kad visi gautų išmokas ir pinigų. Kitaip tariant, jeigu pas mus darbo partija būtų subrendusi, tai čia būtų maždaug darbo partija, nes, pavyzdžiui, kodėl socdemai pas mus vis tiek visą laiką turėjo tam tikrą ideologinį pagrindą, bet Viktoras Ūsai gali derinti truputį iš konservatyvumo socialiniuose klausimuose ir vieną kitą panašiai. Aišku, ten tų peronistų yra daug visokiausių įvairių dalykų, bet faktas yra toksai, kad ką peronistai darė visą laiką, labai daug pinigų leido. Ir valstybės aparatas, kaip ir daugelį tokių šalių, buvo išpūstas neįtikėtinai ir dėl tos priežasties, ten dar Argentinoje, aišku, buvo toks liūdnas labai momentas, kai Argentinoje visus išvaikė peronistus generolai ir ten buvo tikrai jau tokia, vadinkim, proamerikietiška dešinioji ir, sakyčiau, kai kuriais atvejais tokia, sakyčiau, autoritarinė Musolinio tipo partija, buvo išvaikus tie generolai, padarė perversmą ir po to vėl sugrįžo peronistai ir tie peronistai iš esmės tenais visą laiką toliau ir gyveno. Ir dabar, ką mes turim su Argentina? Argentina yra nuolatinis chroniškas Tarptautinio valiutos fondo pacientas. Tai yra valstybė, kuri nuolatos, kai aš pradėjau domėtis politiką 2000 metais, visą laiką buvo dvi temos, kurios nepasikeitė nuo to laiko. Viena tema yra Argentina to išpirks Tarptautinis valiutos fondas, arba neišpirks, nes bus defaultas. Nes Argentina vėl išleido labai daug pinigų ir tikėjosi paskatinti ekonomiką, bet dauguma pinigų nuėjo arba draugeliams, arba kaip būna, žinai, draugai. Arba draugeliams, kurie darbina daug labai įmonių, reiškia, taip sakant, darbuotojų, kas nors, reiškia, savo įmonės, ar valstybės sektoriaus plėtimas iki nesuskaičiuojamų, neįtikėtinų maštabų. Iš kitos pusės, tada Tarptautinis valiutos duoda fondą, ten, ką nors pareikalauja kažką padaryti, ta politika, Tarptautinio valiutos fondo politikas laiką būna griežta, bet nebūna nukreiptai labai trumpalaikį periodą. Kaip tariant, darykit reformas, bet jos yra labai, tokios trumpalaikės, negalvoja strategiškai, tai padaro porą reformų, tada pasiunčia vėliniop Tarptautinio valiutos fondą, vėl pesas krenta, vėl hiperinfliacija, vėl ateina valiutos fondas, vėl jis bail out. Tai ten tų pinigų valiutos fondas yra sukišęs labai daug ir iš esmės ta politika chroniškai taip ir nesikeisdavo. Ir tos partijos netgi ir kitoj pusėje, kurios buvo antiperonistinės, jos tokios, vadinkim, buvo, taip, kaip čia pasakyti, valstybės aparato valdžios, ypatingai niekas ten per daug nelietė. Ir čia staiga atsiranda toksai ekonomikos profesorius, vadinkim, Gitanas Nausėda. Makroekonomikos Gitanas Nausėda, Nausėda, kuris jisai pasidaro savo karjerą televizijos laidose. Žinot, kai Nausėda ateina televizijos laidą, sako, čia valstybė blogai daro ekonomiką, tokiu būdu darosi dalyką, tai ekonomistų vaidmuo čia ne tik Lietuvoje, čia ir tokių politikų iš ekonomistų atsiradusių yra ir Ispanijoje, ir šiaip visam pasaulyje yra visokie ekonomistai, kurie aiškina gyvenimo dalykus, ir Amerikoje aiškina gyvenimo dalykus, ir staiga obas peršoka į dalį. Ir čia atsiranda toks Milėjus, kuris pradeda, ir reikia pasakyti, kad šaliai ateina krachas. Ta prasme, politika yra apsivogę.
pasitikėjimas politikais yra menkas. Peronistų partija vis tiek sugeba ten, žinai, 300% infliacija. 300. Ta prasme, visiškai, absoliutiškai bardakas. Ir Milėjus turi atsakymus į visus klausimus. Ir jo atsakymas yra knygoje Kelias į laisvę, kurią parašė Friedrichas Hayekas prieš 100 metų, kurios yra nustokit lysti, nustokit kištis į valdžią ir valstybę. Jis staiga sako tokius dalykus. Ir žmonės yra tiek nusivylę, kad iš principo jie jį žiūri, kaip čia pasakyti, jie jau matė, žinai, kai tu esi matęs, pas mus visą laiką būna, ten valdo kokie konservatoriai, paskutinio kokie populistai, žinai, ten kokio nors sako, čia viskas blogai, viską jūs meluojate, padarysiu viską kitaip, žinai. Bet Argentinoje situacija yra tokia, kad populistų jau yra tiek priėję, ir visi jie tiek ten visko yra darę ir veikia, žinai, kas taiga tas Milėjus, kuris yra autentiškas, kalba, ką galvoja. Jūs vadinkim, yra, žinai, panašiausias politikas į Milėjų Amerikoje, kurį geriau visi pažįsta, yra Bernie Sandersas, kuris yra visą gyvenimą kalba tą patį. Taip. Ir dėl to jisai baisiai ypatinga savo autentiškumu. Jo, mes praeitą kartą kalbėjom, kad Bernis yra grumpy consistency machine. Ta prasme, jis tiesiog visą laiką piktas, jam žiauriai liūdna ir jis sako vieną ir tą patį dalyką. Milėjus yra Bernie Sandersas of radical libertarianism. Ta prasme, jisai kalba tos dalykus ir panašiai. Aiškim, ten bando, žinai, aš esu savo laiku pražiūrėjęs kokius, nežinau, ten 10 visokių podcastų su Milėjum, reiškiasi, ir angliškų, ir tų argentinietiškų, paskaitęs visokių tekstų, ir pas jį visur yra tas pats, jisai, ta prasme, viską aš maždaug, kaip čia pasakyti, aš domėjausi libertarizmu ir šiek tiek suprantu tą ideologiją, viskas ten yra paprasta ir aišku, ta prasme, hebra, kad atsakymas yra vienas, nustokite kištis į dalyką. Vat pas mus Lietuvos laisvos rinkos institutas, kuris buvo, tai aišku, taip radikalios tokia nebuvo, nes Milėjus visą tai daro agresyviai, stipriai, radikaliai, jūs meluojate, jis nebijo pasakyti, jūs viską darote blogai. Ir ateina laikas, kai žmonės nusivylė visais kitais politinio lauko dalyviais, jis sako, palauk, kas pas mus dar politinė lauke yra? Vat ir toks šiuvas, su susivėlusiais plaukais, netvarkingas, įsiklaščias profesorius, kuris sako, eikite. Žmonės žiūri, jį mato autentišką politiką, kuris iš tikrųjų tiki, ką darosi. Dar kitas politikas, beje, su kuriuo Milėjum, aš lyginčiau Milėjų, labai panašus, vėlgi visai kitos pakraipos, yra lietuvis Antanas Mockus, kuris Kolumbijoje vienu metu vos nelaimėjo prezidento rinkimų. Kuris buvo taip pat profesorius, atėjo su visiškai kita pozicija, visiškai kitų, aišku, jo ideologija buvo nepalyginti labiau kairioji, bet atėjo su visiškai kitų dalykų, žmonės sako, blemba, mes nusivylėm tais visais bičiais, kurie čia, žinai, ten politikai, kostiumas, visa kita, žinai, ten pasipuošė taip toliau, žinai, mums reikia bičio su benzopjūklu, ta prasme, kuris pjaus ten dalykus ir papasakosiu paskui jo, biškį daugiau. Tai, pereinant prie Milėjaus, aš tiesiog noriu pabaigti faktus, žodžiu, tai Milėjus iškovoja labai netikėtą pergalę, kuri iš esmės ateina, jis tiesiog pasiema tą pergalę, nes politikai yra tiek susikompromitavę ir tiek neturi jokios valios, kad tiesiog, žinai, tu matai, kad valdančioji partija nebeturi nei vienos idėjos, ką daryti ir kaip laimėti. Jie, visur skauda, santykis yra susijęs, jie neturi net prieš ką kovoti. Jie tiesiog nebeturi, tai ateina Milėjus, kuris turi subūrė judėjimą per trumpą laiką ir jo judėjimas turi, sako dalykus, kurie yra absoliučiai nepopulistiniai. Ta prasme, sumažinkime, pakelkime mokesčius, sumažinkime valstybės aparatą tipo dvigubai, pjaukim viską vėliau, ko mums nebereikia, atsisakykime bet kokių reguliavimų daryti verslą, bet ką išmeskime, parduokime organus. Paleiskime devalvuotis mūsų tą valiutą, reiškiasi, ir daryti taip, darykim radikalias reformas, kitą tariant, toks ekonomisto slapas sapnas. Ir mes Europoje, ypatingai jau Lietuvoje, kai gyvenam geriau, mes esame prie tokių dalykų neįpratę, bet šiaip iš esmės šoko terapija, Balcerovičiaus šoko terapija Lenkijoje, kuri buvo po Tarybų Sąjungos žlugimo ir kuri paskui buvo labai kritikuota, jinai iš esmės sugebėjo sugriauti per labai trumpą laiko tarpą ir Lietuvoje mes turėjom dalį to šoko terapijos. Status quo panaikino. Panaikino status quo, dingo visi ekonominiai ryšiai, staiga viskas susikūrė tarsi iš naujo, nes kaip čia pasakyti, nes kai viskas yra, čia panašiai kaip Lietuvos švietimo sistema, nebėra būdo jos reformuoti ir tiesiog jas sunaikinti, nes visi kiti variantai yra blogi, nes bet koksai ėmimasis tai, kas jau egzistuoja anksčiau, yra labai sudėtingas. Ir Milėjus nesako, darykim šitai. Dabar, žinai, kitas klausimas yra, ar ta politika yra visiems primtina? Tikrai ne. Kaip šoko terapija Lenkijoje, jinai sukelia krūvą žmonių, kurie sunkiai valdė, negalėjo pakelti valdymo. Ar ta politika yra tikrai ten atsižvelgia visus ten teisės ir vienodai visiems kerta per galvą? Faktas, kad ta politika yra naudingesnė žmonėms, kurie kažką verslauja, labai nenaudinga visiems valstybės sektoriaus tarnautojams, ten, nežinau, mokytojams, švietimo darbuotojams ar dar kažkam, tai žmonės, kurie turi, labai nepatinka profesiniams sąjungoms, neturi jokių dalykų, bet ta politika iš esmės argentiniečiai priėjo prie dalies, aš esu žiūrėjęs ten tokį propagandinį filmą, nes kairieji labai nekenčia Milėjaus. Milėjus yra turbūt, jeigu tai pasimsi kairios, vadinkim pasaulio kairę, tai ten, žinai, Trumpas tai laikomas vis tiek toks yra klaunas, žinai, čia kažką prikalbėjo, dings netrukus. Dabar jau gal biškai rimčiau priema. Bet Milėjus buvo baisia, toks senasis priešas. Tipo senasis, senoji libertarinė dešinė atgimė, reiškiasi, ir kur jie dingo, senasis priešas ir ten visokių propagandinių filmų apie Milėjų prikurta, kaip čia paprasti žmonės vargsta
vargsta, supranti, dėl to Milėjaus reiškia panašiai, žinai. Bet Milėjus tada imasi daryti prieš tą visą korupciją ir tai, aišku, tos reformos yra be galo skaudžios ir ten jos ten, kaip čia pasakyti, jos yra lengvos. Milėjus neturėjo savo partijos iki dabar parlamente, dėl to jis ten turėjo remtis tokią baimę, nu maždaug išgešiu, tipo, jūs čia pasakysit man kažką, aš tu ateisiu, nugalėsiu, žinai. Ir kitas dalykas, jo reformas rinkos pradžioje labai gerai sureagavo, bet prieš porą mėnesių paaiškėjo, kad Argentina toliau rytasi prie dar vienos, kitaip tariant, rinkos išsigando, kad Milėjus galbūt pralaimės. Ir Argentinos skola ten vėl pradėjo ten targavoti ir pradėjo vėl ekonomika labai labai prastėti. Ir čia Donaldas Trumpas padaro tokį, vadinkim, vis nemylėjus, ką jis darė, jisai užsienio politikoje darė vieną dalyką. Jis važiavo pas Donaldą Trumpą. 15 kartų žmogus apsilankęs pas Donaldą. Nei vienas lyderis, nėra lankęsis tiek pas Donaldą, kiek Milėjus. Milėjus važiavo, Donaldui lindo iš neužpakalį, ten netgi kažką kalbėjęs, migrantai negerai, kažką sakė, žinai, panašiai. Aišku, draugas didžiausias Elonas Muskas, kuris absoliučiai atitinka tą ideologiją ir ten visi kiti libertarai Silicijos lėlio. Jis važiavo, aiškinosi, ten darė, kalbėjo ir panašiai. Ir Donaldas Trumpas, kuris, kaip žinom, dabar renka tarifus ir šalims neduoda nieko daryti, Donaldas Trumpas paskelbė, kad Argentina turi teisę tiekti, turi daugiau mums tiekti gero argentinietiško steiko, dėl ko prieš Donaldą Trumpą sukilo visa jaučių gamintojų industrija Teksase ir Arizonoje ir kitur, kurie sakė, mes pardavinėjom geriausią mėsą. Ką tu čia kalbi, durniau? Ir kitas dalykas, Donaldas Trumpas Milėjui užtikrino 40 milijardų, 20 milijardų paskolų, kurias ten labai sunku rasti, kuo įkeisti, nes Argentina yra įkeitusi jau viską iki šiol, ką galėjo įkeisti. Bet kitaip tariant, Donaldas Trumpas atėjo ir davė finansinę bazuką, didelę finansinę bazuką, 40 bendros sumoje. 40 milijardų, bet aš noriu iššokti, tai nėra paskola kaip po tokia. Čia irgi yra svarbu suprast, kad čia ten yra dvi dalis yra. Žaidimas be abejo Amerikos treasury, kaip čia vadinasi, išdo resursais, bet principė, ką jie daro, tai jie perka už dolerius pesus ir lošia ant to, kad ekonomika sustiprės. Taip. Ir tie pesai paskui parsiduos gal netgi ir brangiau. O jeigu pigiau, jie neparsiduos daug pigiau. Taip. Bet to užteko būtent, kad sustabilizuot labai staigiai. Bet ten, matai, čia 20 milijardų taip ir paskui dar ten yra kita dalis, kur sindikuoja paskolą iš Amerikos banko. Tai ten dar yra daugiau dalykų, bet čia neįsneisim. Man atrodo, dar nedaėjo. Neįsneisim. Bet čia matai, įmas netaip svarbus yra. Čia reikėjo padėti Milėjui prie tos rinkimus. Faktas buvo toksai, žinai, kad nenorėjo praleisti savo tokio, vadinkim, tikratiko draugo. Ir kitas dalykas, aišku, čia tam tikras yra ir, vadinkim, tos liberaliosios, vadinkim, tas susisiejimo taškas tarp libertarų, kurie Amerikoje yra labai sustiprėję, ten Ronas Polas ir visi kiti, kurie beje skirtingai. Beje, Milėjus, vienas dalykas, ką jis turi geras, jisai yra už Ukrainą. Jisai yra už Ukrainą normaliai, jisai skirtingai negu Amerikos libertarai, tokie kaip Ronas Polas ir ten visi kiti, kurie sako, Randas Polas, kurie sako, ne, čia Ukraina nesąmonė, nesiūsim pinigų, nesiūsim paramos, nieko tokio. Milėjus yra už Ukrainą tvarkingai, tavas mes yra toks normalus 60-mečio Čikagos mokyklos ekonomistas su visais 60-mečio panetijomis, kad laisvė turi būti absoliutinė, autokratijai ne ir panašiai. Ir ką vyksta? Ir vyksta rinkimų kampanija, kuri pasibaigė prieš porą dienų, jinai pasibaigė Milėjaus pergalę. Pasibaigė Milėjaus pergalę, nepaisant to, kad jau čia visas... Čia tas dar paminėt, kad Milėjaus politinis darinys, kai jis keliavo, prezidentų Mykolas kaip ir minėjo, bet tai yra įdomu, nes partijos nebuvo. Jo. Partija buvo surinkta, ten toks šlavynas, irgi biškelė. Čia dar reikia pakalbėti apie tą partiją, vienas dalykas, kur Milėjo labiausiai kalė, bet matosi nelabai sėkmingai, nes manau, kad turbūt rezultatų rinkimai rodo, kad čia ir be Amerikos paskolos turbūt jis būtų neblogai prasisukęs, bet labai jau visi kairieji norėjo, kad visi demokratai, viso pasaulio socdemai, visi guardianai labai norėjo, kad Milėjos pralaimėtų, nes tas šoko terapija yra baisus dalykas, turi žlugti, čia išsimanimas, išsigalvojimas baisus ir panašiai. Tai ten tikrai buvo labai daug tos propagandos, ypatingai iš Europos. Aišku, iš kitų, ten Brazilijoje visi rašė baisias tekstus ir paklodės tokias rašė, kaip čia. Jie ten turi visai kitus dalykus ir šiaip reikia pasakyti, kad nėra tokio Milėjaus niekur aplinkui. Jis apskritai turbūt pasaulyje... Čia dar aš biškai iššoksiu, aš paskui pratęsiu, aišku, bet iš principo dėl Trumpo ir kodėl ta meilė Milėjui yra tokio
ryškumo, tai yra dėl to, kad iš principo, tai yra vienintelis lyderis, jis save vadina Right Wing International, ta prasme, Right Wing International. Šiaip jis labiau libertarija. Bet jis save vadina Right Wing International, nes jis nori patikti Trumpui, ne? Ir tai yra vienintelis lyderis Pietų Amerikoje, kuris yra va toks, kuris va toks ir jis atitinka Trumpo tam tikrus parametrus, nu ypatingai ten mes apie 2G galėsim paskui pakalbėti. Jo. Nuhakino Trumpą, kaip sakant. Nu, kitaip tariant, žinai, jis Bilėjus suprato, kad jam, žinai, jisai, tavasme, kaip sakau, libertarų įtaka auga, libertarai yra svarbi valdančiosios Amerikos koalicijos respublikonų, tas vadinkim svarbi Trumpo dalis. Elonas Muskas su Milėjum užmesgė labai greitai santykius, kontaktus ir draugystę ten momentaliai susidraugavo ir panašiai. Aišku, kai Muskas dingo, tai Milėjui teko nuo Musko biškį persirintuoti labiau prie paties Trumpam, su Musku žymiai mieliau bendravosi, ten jų tas santykis yra nepalyginti buvo natūralesnis, bet kuriuo atveju Milėjus čia žaidė labai akivaizdų žaidimą, jam reikėjo paramos, nes aplinkui su paramos jokios gauti negali. Jisai savo šalyje iš principo jisai šiuo metu daužo visą tą, vadinkim, ilgametę infrastruktūrą, kas yra labai skausmingas dalykas, nes tai yra žmonės, šeimos, draugai, nu tas tu turi būti gerai trenktas, ne, kad tu ateitum, pavyzdžiui, ir atleistum visus, ar ne, ten kaip jisai kartais darė. Tavasme, Dodžas, pavyzdžiui, Musko Dodžas buvo įkvėptas Milėjaus, nes Milėjus pirmas įsitraukia, kaip jis mėgsta visokius simbolinius dalykus, įsitraukia benzopjūklą ir ta benzopjūklų, sako, aš brėšiu pusę valstybės. Aš labai norėsiu čia išsiplėšti šitą. Tai priesim to. Tai žodžiu, Milėjus laimi, bet dabar gal truputėlį Jonai, papasakok, tu čia domėjasi, gilinasi, kas per bičas yra tas Milėjus. Žiūrėkit, čia yra nuostabi istorija. Mes praeitą kartą truputėlį kalbėjom apie autentiškumą politikoje, ir Mykolas irgi tą paminėjo, kad iš principo driežažmogiai šiuo metu yra nemadoj, ta prasme, nieks nenori driežažmogių, žmonės nori autentiškų žmonių. Per visą pasaulį. Ta prasme, kurie kalba greitai ir vienas kitą pertraukia. Taip. Ir tai irgi. Dabar tai turbūt autentiškiau negu ponas Milėjus reikėtų stipriai paieškoti. Aš noriu paminėti, nes tai yra, aš kitaip jau nepavadinsiu, tai yra renesanso žmogus, ta prasme, visokiojopai. Tai keletas momentų. Reiškia, žmogus, kaip minėjo, šiaip yra profesorius ekonomikos, bet ką jis dar veikia savo gyvenime? Jis, reiškia, buvo vartininkas žemesnės Argentinos lygose, kas gal nėra įspūdinga, nes nuo Argentina tokia šalis daug futbolo. Tada taipogi jis turi Rolling Stones tribute bandą, kuriame yra vokalistas, ir dar po šiai dienai po 15 štukų žmonių jis kaip prezidentas kartais eina pakoncertuoti. Tiesiog, aš puikiai suprantu, draugai. Vestation koncertas bus rudenį, prašom tikrai ateikite. Tai rudenį bus prieš Kalėdas, prašom tikrai ateiti pasiklausyti. Taip, nors Mykolas nėra prezidentas, bet surinkime žmonių taipogi. Aš tavo akise prezidentas. Kaip sakė Pakselė. Taigi, ir reiškia, 15 štukų žmonių ateina paklausyti 9 dainų seto, nes Milėjus rockstar. Tada jis save vadina, aš kaip minėjau, Right Wing International, number Mr. International. Kitas įdomus dalykas, jeigu jūs, gerbėmieji, pastebėtumėt, kad nors aš labai mėgstu žiūrėti, kaip Giorgia Meloni iš Italijos priema užsienio lyderius. Nes tai yra lakmuso popierėlis. Ji, kai priema Makroną, pavyzdžiui, tai visą laiką kažkaip jai ten nepatogu. Kai priema Donaldą Trumpą, ji kaip ir apsimeta, kad tai labai gerai, bet šiaip varto akis yra krūva interneto, informacijos, pamatyti, kaip Meloni iš tikrųjų, kaip jai yra gerai. Kai pas Meloni atvyksta Milėjus, jie ten bėga per tą alėją raudoną kilimą vienas į kito glėbę. Ir iš tikrųjų, Giorgia Meloni, kita autentiška lyderė Europoje, iš kitos pusės. Ir tai, kad jį mėgsta šitą aistringą vyrą, yra... Aš tai tik pasakysiu tokį dalyką, kad yra toks subžanras interneto memų pasaulyje, vadinasi Giorgios Meloni išraiškos. Ir Giorgia Meloni, ten būna krūva moterų, kurios skirtingų politikos iš sako, oh my god, this is my spirit animal. Taip, nes Giorgia Meloni... Nes jis labai įveidas, nemoka slėpti emocijų. Jis labai išraiškingas. Dabar įdomus dalykai toliau tęsime apie poną Javierą Milėjų. Tai Javieras Milėjus taip pat yra žymus neotantrinio sekso praktikas. Iš kur tu šitas radai? Aš to negirdėjau. Jis per savo rinkimų kampaniją apie tai kalbėjo. Reiškia, tantrinis seksas yra, dalykas, kur tu ten kažkaip, aš pasidomėjau truputėlį, aš nejau labai giliai. Nes draugas klausė. Bet reiškia, tu pratęsi tą vadinamą įžangą ir nesvarbu yra, kaip sakyt, kur tu keliauji. Taip, svarbu procesas. Yra ta pati kelionė. Taip. Stingas sakydavo, kad jo meilės sekso aktas užtrunka 8 valandas. Apie tantrinį. Aš viskas, ką žinau apie tantrinį seksą, yra iš Stingo. Tai Javieras Milėjus, tai yra, jis yra paminėjęs, kad jis savo, reiškia, ejakulaciją gali sustabdyti 3 mėnesius. Kolegos,
Jis minties gale, reiškia, gali atlaikyti šitą visą reikalą, jam ne problema yra. Stingas nervingai rūko kamputį. Tada aš esu toliau. Čia to ne Fields of Gold. Jis ant jo važiavo, jis turi keistą santykį su šunimis. Labai myli šunis. Jis turi 5 English mastifus, anglų mastifus. Ir tai yra dėl to, kad jis 2017 metais turėjo šunį vardu Konanas mastifą. Ir jis žuvo ir ten yra visa istorija, kaip jis pasakojo, kad jam Dievas atsiuntė Konaną, kad ir Konanas jam pranešė, kad jis turi būti prezidentas. Hebra, nesibaigė. Jis Konaną po jo mirties klonavo, ta prasme, nudešė jo ląsteles. Šitą žinau. Ir išsivedė savo 5 naujus mastifus, kurios pavadino Konanas vienas, Konanas Ne, du. tai yra žymių libertarų vardai, ta prasme, kurie yra pavadinta jo 5 mastifai. Ir tai va, čia yra dar vienas dalykas, ką jis labai mėgsta. Tada, tu paminėjai Antaną Mocko, kuris buvo Bogotos meras, ar ne, ir viena iš jo... Filosofijos profesorius. Taip, vienas iš Antano Mockos dalykas, kas yra mum gal sunkiai suprantama, bet Pietų Amerikos yra tam tikra politikos forma, kuri yra truputėlį klaunada. Tai reiškia, kaip Mockus rengdavosi tokių superherojimą, Ir stabdydavo, kovodavo su pažeidėjais kelių eismo taisyklių. Būtent. Arba jisai, pavyzdžiui, darydavo vestuvės, kuriuose jodavo ant dramblio ir paskui maudavosi ir susituokdavo savo viešajam fontane, pavyzdžiui. Taip. Arba, tarkim, Mockus kartą parodė užpakalį savo studentams. Nuo ko jis prasidėjo karjeras, parodė studentams, jau neklausė studentai, susiminko užpakalį, parodė užpakalį, studentai klausėsi toliau paskaitos apie liberalią filosofiją. Tai Milėjaus rinkimų kampanijoje ir šiaip jis turi irgi personažą, kuris yra superherojus. Tai yra generolas Anarchija, man taip atrodo kažkas tokio, ta prasme, ir jis apsirengia, reiškia, tuo asmeniu ir dalyvauja komikonuose. Jis važiuoja į Buenos Aires į komikoną, kur susirenka visi komiksų skaitytojai ir, jis būna generolas anarchokapitalistas, kaip jis save vadina, vaikšto, ten kalbasi su žmonėm. Reiškia, yra va toksai asmuo. Dabar keletas gal įdomių dar momentų bendrai apie, aš noriu biškai pakalbėti apie tą benzo pjūklą. Benzo pjūklas, tai reiškia, buvo jo rinkiminis simbolis, kuris yra specialus žmogus, reiškia, Buenos Airese, kuris gamino jam benzo pjūklus. Benzo pjūklas šiuo metu yra dovana Argentinos prezidento, kurią jis dovanoja kitų šalių lyderiams. Ir tas benzo pjūklas, kaip minėjo Mykolas, iš esmės simbolizuoja tai, kad aš nukirsiu valstybės valdžią. Biurokratijos nebebus. Bereikalingas išlaidas. Taip. Dabar, reiškia, konferencijoje 2025 metais, kuris pirmą kartą, man atrodo, susitiko tiesiogiai su Elonu Muskui, jis Elonui Muskui padovanojo irgi benzo pjūklą, mintimi, kad Dodžas tęs va šitą, va, tai reiškia, visą biurokratinio... Dodžas sumanymas iš esmės atsirado būtent iš to, kad būtent iš Milėjaus pavyzdžio. Nes Milėjus taip džiaugsmingai pjovė viską, Muskas sako, kad pasiūlym Dodžą, tada Trumpas sakė, gera idėja, darom Dodžą. Taip. Ar pavyko Amerikoje padaryti Dodžą skirtingai nuo Argentinos, yra geras klausimas. Jo, turbūt ne iki galo. Tai vat truputį apie benzinius pjūklus ir kodėl mes Lietuvoje ne visai turim šitą simbolą, bet iš principo Amerikoje benzo pjūklas, jis nuo labai senų laikų yra vyro galios simbolis. Ir aš biškai išsiplėsiu sekundėlę apie šitą visą reikalą. Nes čia biškai mano tema, aš išmanau šiek tiek. Tu mėgsti šiek tiek tos benzo pjūklus žiūrėti kaip jausto. Jo, tai iš tikrųjų tai yra dalykas. Ta prasme, nes šitas Amerikos sąmonė, šitas, reiškia, vaizdinys vyro, balto vyro su benzo pjūklu, jis formavosi, toks žymus filmas yra Kruvinosios skardinės Teksas, ar ne? Pirmasis vadinamas slasheris, reiškia, tenais yra toksai blogietis vardu Leatherface'as, kuris, yra kanibalas šiaip, ir jis laksto su benzo pjūklu ir žudo žmonės. Yra nuostabi scena pabaigoje, kur, reiškia, pabėga mergina, Leatherface'as vienas ir iššoka su benzo pjūklu vidury kelio. Ir nuo to laiko, nuo kino teorijoje, benzo pjūklas kine yra priemamas kaip darbininkų klasės įniršio metafora. Simbolio, geras. Taip, ir tai yra įdomu. Ir tada sekantis dalykas yra toks filmas Evil Dead, kuriuose yra irgi labai žymus, mes nesuprantam to personažo žymumo, tai yra Ešas. Ešas yra toks irgi vyras, iš principo Ešas, tai man atrodo, dirba... Kuris tenais dirba? Jis dirba prekybos centre, man atrodo. Taip, jis dirba prekybos centre ir puikiai išmano, kurioje vietoje kokie įrankiai padėti. Taip, ir Ešas, jis turi dvidūdę, su kuria šaudo du zombius, ir jis turi chainsaw, ta prasme, tai yra benzininė pjūkla. Neturi rankos. Jo, neturi rankos. Ir vėlgi, tas įvaizdis reiškia vyro, kuris yra paprastas white American, jis dirba Mizūro parduotuvėje su marškinukais, džinsiukais, ir jis turi chainsaw. Flaneliniais marškiniais. Žodžiu, pilnai lumber section. Taip. Ir jis lekia ir pjausto zombius, nes vietojo rankos yra be benzo pjūklas. Tiesa, ir tai ta simbolika, sakykime, populiarioje kultūroje, tai yra to benzo pjūklo, taip, darbininkų klasės įrankis ir kitas dalykas, tai yra tam tikro vyros galios simbolika, falinė simbolika,
siaubo filmuose labai, bet mes galbūt Lietuvoje ne iki galo suprantame šito, populiarumo. Dėl to Elonas Muskas tą kultūrinį įrankį jis priėmė labai labai stipriai. Ta dovana, jis ten ją vežiojosi, toliau rodė Taip, jis ten rodė. Taip, čia buvo. Tai čia yra toksai įdomus momentas, ką reikia, nebūtinai, aišku, čia yra mano gal pritempimas. Čia toks, vadinkim, su Benzo Pjūklas, tu sakai, yra tam tikras simulakras, kurį mylėjus labai teisingai pasiskolino iš populiariosios kultūros, nes iš tikrųjų, čia labai įdomus dalykas, apskritai pakalbėti, žinai, apie tas, vadinkim, kažkas gerai yra sakęs, kad Metallica, arba vadinkim visas ten tas ankstyvasis, 80-mečio metalo judėjimas, Metallica, thrash metalas, visas ten metalo bendrai judėjimas, vyrai su ūsais, ilgais plaukais, nešvariai, žinai, einant iki pat Bobo Twin Peakso, tai buvo toksai, vadinkim, darbininkų klasės, trakerių, ar paprastus darbus dirbančių žmonių, ar ten vairuotojų kažkokių tolimūristų ir panašiai. Jo, bet tokių trakerių tokia muzika, kuri rodė jų tokį, vadinkim, tik pajudinkit mus, pas mus čia viską. Žinai, ten nebeužtenka ten kisų glemo arba kažkokio kitų dalykų, bet reikia tokio rimtos sudėtingos muzikos ir išmės visa ta Generation X, būtent ta jaunimas Generation X, kurie žmonės, kurie turi, nežinau, ten gyvena nuo algos iki algos, reiškia, bet turi vis dar savo darbą, turi kažkokią tai, žinai, ten, kaip čia, turi kažkokią tai... Žemės druska tokia. Tokia, ta prasme, turi pakankamą užsidirbimo, žinai, ir panašiai, čia buvo tokia jų tokia muzika, simbolika ir ta visa kultūra, visa estetika, pavyzdžiui, metalo muzikoje, žinai, ir siaubo filmuose jinai labai stipriai per visur buvo, žinai, bet ta visa estetika iš esmės jinai pranyko su tuo, kad pradėjo dingti tie blue collar darbai Amerikoje. Ir jinai dabar yra labai stipriai darytas ir pas Trumpą tos estetikos, to, žinai, WWE, apie kurią esam kalbėtos estetikos, tai, žinai, sunkus rifas gro, žinai, ir eina vyras, kuris yra paprastas bičas iš garažo, supranti, kuris ten treniruojasi ir muša visus, žinai. Ir net kaip renkiesi, kas tave endorsina, tai tave endorsina Kid Rockas, ta prasme, Amerikoje, sakykime, tai yra... Kid Rockas yra bandymas, Kid Rockas yra tipiškas herojus iš tos grupės, tai buvo Trumpo užgrobimas, kuris sėkmingai pavyko atplėšti tos žmonės iš demokratų, už kurios balsavo tą publiką visą laiką ir perkelti juos į savo tą dalį, ir čia Benzo Pjūklas jo, jis labai... Būtent, tai yra ir profesoriui prisimti Benzo Pjūklą, tai reiškia, aš esu su tais paprastais žmonėm, kurie dirba, kurie ten varo, žinai, kurie aria. Ir čia yra labai sėkmingas pasirinkimas, nes šiaip jo rinkimų kompaniją ten galima pastebėti, jis oponentus vadina žiūrkėmis. Žiūrkė, tiesioginė eterį, sako, žiūrkė, ko žiūri, ta prasme, žinai, tada yra kitas dalykas. Jam, ką jūs galvojate apie popiežių Pranciškų? Ir sako, vaukistinė, leftistinė šlerva yra popiežius Pranciškus. Jie labai nebėgsta. Tai čia yra keletas dalykų, bet dar truputėlį apie Argentiną bendrai ir yra keletas įdomių dalykų. Aš įsijungiau telefoną, kad nesumaišyti savokų. Tai yra toksai momentas, kuris neturi pavadinimą Argentinoje, jis vadinasi Viveza Criolla. Tai reiškiasi, kad ką jie patys apie save sako, jis išsiverčia kaip toksai native cunning. Reiškia, argentiniečių vienas iš tokių esminių, būdo savybių yra kažkaip prasisukti, kažkaip daryti kuo mažiau, kad gauti kuo daugiau. Ir jie taip patys apie save šneka ir sako, ir šitas žmogus iš principo, jis yra to, personifikacija. Ta prasme, šito Viveza Criolla, nes žmogus, hebra, darysim labai mažai, suksimės gerai, nukirsim viską, vienu žodžiu, tai ir tai tepina į vatavą argentiniečio, supratimą, kad argentinietis jis iš principo yra žmogus, kuris, moka kažkaip čia prasivartyti. Aišku, dėl to yra problemos su mokesčiais, dėl to yra problemos su visais kitais dalykais, nes tai yra ne tik sakykim, ten institucinė problema, bet tai yra ir iš esmės jų psichologijos dalykas. Tada kitas dalykas yra, kad argentiniečiai ilgą laiką, čia Mykolas minėjo, kad kiek ten tekosi man domėtis ir mano vienas kolega labai, labai mylimas, pusę metų pragyveno dabar Argentinoje, tai jie yra biški pasimetę identiteto krizėje, kas jie yra, ar jie yra labiausiai europietiški pietų amerikiečiai, ar jie kartu yra... Su Čilė, pavyzdžiui. Taip, ar jie yra kažkas kito. Ir ta identiteto krizė, kad mes kaip ir gal kaip europiečiai, arba ar mes kaip Amerika turim būti. Ar kaip čia, nes pasižiūri ten šoną Braziliją, ten keista, žinai. Ir ta identiteto krizė, o iš esmės mylėjus ateina ir sako, mes esam Argentina. Argentina nėra Europa, Argentina nėra Amerika. Argentina, žinokit, yra Argentina, hibryta. Bet žinai, bet kita vertus, tas Argentina nėra Argentina, tai žinai, tai tas vienas iš Čikagos mokyklos, Čikagos buvo ekonomistų mokykla, kuri vadavo Miltonas Friedmanas, kurios turbūt labiausiai nekenčiama žmogus kairėje, ypatingai ekonominė kairėje, kuris ten buvo prieš profsąjungas. Iš principo, kad žmogus kūrė, iš principo esminės, jeigu taip labai parastinsiu, esminė tezė yra, kad žmogus kūrė
valstybė daro gerą, kurdamas verslą ir net mokesčių mokėti šiaip nereikėtų, nes iš esmės jis daro gerą, mokesčių turi būti renkami tik tai užtikrinti viešąją tvarką, ir gal dar keliams dalykams. Šiaip iš esmės verslas pats yra savaime, kuria darbo vietas, ir žmonės, kūrybingi žmonės turi kurti darbo vietas patys. Tai žinai, tai tas dalykas toksai, Čikagos mokykla didelė dalim, jinai tais laikais labiausiai buvo taikoma būtent Pietų Amerikoje, ir tie Čikagos mokyklos veikėjai ir ne visą laiką sėkmingai, nes ten ir vietiniai dalykai atsirasdavo korupcijos, ten nepotizmai ir visi kiti dalykai, bet Čikagos mokykla būtent sakė, jinai matė Pietų Ameriką, ten buvo daug nemažai apie tuo metu apie tai rašyta, matė Pietų Ameriką kaip apie tokį tam tikrą aikštelę, kurį Pietų Ameriką reikia paversti Ameriką. Tai yra iš esmės Amerika, kurią reikia paversti Ameriką, ir aišku, šalis kaip Argentina, kaip Čilė, iš dalies Kolumbija, buvo matomos kaip tos vietos, kuriuose ten paskui visas ten Centrinės Amerikos šalis buvo matomas kaip tos vietos, kur tas dalykas, eksperimentas turi vykti, nes kitaip tariant, Argentinos DNR yra užkoduotas tas toks dalykas, kad jūs turite būti kaip, vadinkim, neblogesni negu Amerika, bet būkite kaip Amerika, turėkite mažą vyriausybę. Žinai, iš dalies dėl ko Dodžiui nepavyko nieko nukirsti, nes Amerikoje nėra labai daug ką nukirsti. Čia tokia yra problemėlė, žinai. Tai turėkim tokį mažą dalyką ir padarykim, ir tas, vadinkim, tas Milėjaus, vėlgi, rekonstruojamas vaizdas, kaip ta Argentina turi atrodyti, tas idėjinė, jo konstruojama idėja, jinai labiau yra Argentina taip, bet tai buvo Argentina tokia, vėlgi, komikso Argentina, kuri yra ta Argentina 200 metais, kuri konkuravo buvo laisva ekonominė šalis, kur visi imigravo visi ją, ir tai buvo šalis, kuri konkuravo su Kalifornija kaip naujas inovacijų ir verslo šaltinis. Ir jo labiau tu minėjai, kad nėra nativisų, daug jų yra nativisų. Tamsai yra nativisų Argentina. Yra, be kas abejonės. Aš tiesiog, kad nėra. Kultūriškai, ta prasme, jie jaučiasi jie neranda savo vietos kultūroje. Iš esmės, ką daro Milėjus, tai yra įdomu, nes mes tai matome, šitas precedentas matosi pasaulyje daug kur, tai yra, kad labiausiai aktyvuojasi jauni žmonės, kurie anksčiau nebalsuodavo iš vis, jie ateina pabalsuoti už Milėjų, bet jų nereikia įsivaizduoti kaip magistų, kurie tiesiog bėga. Ne. Jie yra visiškai kitokie žmonės, kurie tiesiog sako, iš principo mes esam nusivylę politiką, o šitas žmogus mes galim nesutikti su jo siūlomais sprendimais, bet jis yra bent jau kažkas. Tas jis yra kažkas, jis yra kitoks, jis siūlo kažkokius sprendimus. Jis nėra driežažmogis, nėra politinės sistemos dalyvis, ir ypatingai tai kalbama šalyje, kurie politinė sistema nuvylė visus mirtinai. Mane, pavyzdžiui, daugybę aš dabar, kai bandžiau išviešinti savo žinias prieš šitą laidą, aš neskaičiau, ir aišku, natūralu, kad absoliučiai dauguma šaltinių, net ir Amerikoje, centristinių šaltinių, Amerikoje biškai gal mažiau, bet ypatingai europietiški šaltiniai, jie vertina Argentiną per absoliučiai ideologizuotą prizmę. Iš esmės visa istorija prasideda, Milėjus atėjo, krito pragyvenimo lygį, žmonės atsirado skurde, ten kažką panašiai darosi, bet faktas yra toksai, kad yra šalis, kuri valstybė apvylė ir melavo ir piliečiams, ir viskas, ką darė, nepavyko jiems 30-40 metų. Kad tai yra valstybė, kuri perpetualiai yra absoliučiam nuolatiniam krachė ir nuolatiniam. Nors, kaip tu minėjai, visos pozicijos buvo ta, kad šalis suksydintų, kad jie būtų sėkmingi. Tai iki šiol, tie visi dalykai yra iki šiol, bet va čia yra tas dalykas toksai, aš vėl švietimo sistemą pastaruoju metu galvoju lietuviškai labai daug. Tai yra dalykas, kur kažkas darė vieną, kažkas darė kitą, kažkas darė trečią ir panašiai. Ir dabar jau niekas nebesprendžia, ten pinigų bus daugiau ar mažiau, ar mokytojai bus tokie ar netokie, bet kai visas yra pastatyta ant keisčiausių pamatų, tada turi situaciją, kad, čia kaip paprašė, vaikams moko, 7-tokus pradeda mokyti 10-tokų fizikos vadovėlio, ten 12-tokai turi vieną vadovėlį ant 2, reiškia, ir vyksta tokie dalykai, ir ten sistema, kur visi yra pametę galus, kas ten toje sistemoje vyksta ir kas su kuo yra susiję ir panašiai. Ir tam tikrai prasme tas benzo pjūklas arba daužimas yra, vadinkim, tai yra, aš nesakau, kad tai yra teisingas sprendimas ir visą tai, kas daro, teisinga, bet šitoje situacijoje rinkėjams gali atrodyti, klausykit, Braštas Šiuvas turi bent jau planą, jisai žino, ką jis daro, ne? Ir viskas, ir jisai daro tos visus dalykus. Taip, ir čia dar keletas tų paskutinių dalykų, tai yra, kad, žinai, ta meilė Trumpui, tai irgi, aišku, ateina iš reikiamybės, kaip absoliučiai reikiamybės. Bet iš kitos pusės tai yra, ir jis visą laiką gyrė Trumpą, be perstojo visiškai, nes kai mes turim, nežinau, kokį nors Kyras Tameris Trumpui gyrė Trumpą, tada Kyras Tameris Guardianui sako, padėk mums viešpatą. O Milėjus laiko tą liniją, kad Trumpas yra geriausias, Trumpas yra nuostabus, Trumpas, nes jam jo reikia, sure. Kitas dalykas, kad Amerika matė iš esmės tą Dodžio eksperimentą, reiškia, biurokratijos cuttingo, kaip blueprintą Dodžiui. Šoko terapija iš esmės suveikė, galvojama buvo, kad suveiks ir Amerikoje tai nelabai suveikia. Matai, bet Amerikoje, bet reikia pasakyti tokį dalyką, kad kaip čia pasakyti, tenais paprasčiausiai Amerikoje pjauti, ten, žinai, visi gali sakyti, kaip čia government spend and waste, Maskas gali kalbėti apie tai, bet tai jo propagandiniai terminės Amerikoje nei prie demokratų, nei prie respublikonų niekada nebuvo nieko panašus į tokią biurokratiją, kurią mes turime Europoje, ir jo labiau nieko nepanašus į tą tokį neįtikėtiną voratinklį susijusių santykių ir ten visokių dotacijų ir ten visokių valstybės papo ėdimų, kaip mes turime, kaip jie turėjo Argentinoje, žinai. Ir Argentinoje tas dalykas turėjo pavykti, nes tiesiog tenais, aš manau, dabar,
nukatinus turbūt pusę tos, ar kiek jis ten trečdalį nukatino visų ten to aparato. Ir ten dabar turbūt yra tos biurokratijos trigubai daugiau negu Amerikoje. Jo, ir čia vienas paskutinis toks dalykas apie Milėjų yra, mes žinome, Pietų Amerikoje narkotikų ir karo su narkotikais problema yra toksai ganėtinai opus dalykas. Tai iš principo Argentina irgi yra miestų, man atrodo, Rosario yra trečias pagal didumą miestas Argentinoje, tu biškai papasakosiu paskui turbūt Andriu, ne, apie tai. Gal tiek neįlysim, bet mintis ta, kad Javieras Milėjus yra biškai pasimetęs narkotikų klausimą. Jis iš principo Viena vertus, kaip ir sako, kad kaip ir neblogai, nes laisva society, ką nori tą daryti. Taip. Bet iš principo narkotikai yra kaip ir blogai. Tada jo paklausė, ar jūs esat kada nors čia vartojas, ponas. Aš vieną kartą gyvenime, žinokit, tikrai, wink, tik vieną rūkiau marihuanos, labai jokinga buvo, jis taip atsakė. Į šitą žmogų žiūrint, aš prezimuočiau, kad jis yra bandęs tikrai daug įvairesnių dalykų. Bet yra įdomus momentas. Jis, dabar aš jau nebeatsidarinėsiu čia savo nautų, kad pasižiūrėt, bet jis išsitraukia tokią poną, kuri prieš tai buvo marksistinė guerilla fighterė. Ir sako, ponė, jūs žinokit, būkit teisingumo ministrė. Ir ponė nukeliavo visiškai į dešinę, kaip sakyt, nuo savo labiausiai kairės, nukeliavo labiausiai į dešinę. Ir dabar yra tokia ponė, kuri tenais daro operacijas, ta prasme, ypatingai tam Rosario mieste, man atrodo, tam Plan Flag tas dalykas vadinasi, kur su narkotikais organizuotų nusikalstamumu yra tvarkomas. Iki tam tikro lygmens, nes ta ponė yra, ten galima išsiplėsti, bet ten yra, yra guerilla fighterė, kur yra teisingumo ministrė. Taip. Tai apskritai, čia narkotikai ir Pietų Amerika yra labai keistas dalykas. Aišku, faktas toksai, kad šito Milėjaus pozicija aiškiai yra instrumentinė narkotikų klausimo. Jisai, manau, kad natūraliai darytų gal ten tos narkotikų klausimų darytų kokią legalizaciją arba net pritartų tiems, kurie sako, kad Amerika turi legalizuoti, kad Pietų Amerika dūsta nuo smurto prievartos ir smurto prievartos ir nusikalstamumo, kuris sukelia narkotikų prekybą, kuri tarnauja, kaip sakė Interpolą, vienas žmogus kalbėjęs šiandien Lietuvoje, tarnauja kaip seed kapitalas. Kitaip tariant, iš narkotikų gauni starter kapitalą, kurį investuoja paskui prostituciją, į korupciją, į papirkinėjimus, bandai legalizuoti pinigus per kitus verslus. Kitaip tariant, narkotikai tas visas visuomenės verčia aukštinkojam ir narkotikų prekyba egzistuoja tik dėl tos priežasties, kad Amerika juos perka. Kad Amerika yra didžiausia pasaulyje rinka, kuri vartoja narkotikus, jų nelegalizuoja, dėl tos priežasties visas tas verslas yra didžiausias verslas, bendrai paimsi kaip konglomeratas visoje, kaip čia pasakyti, visoje Amerikoje, aišku, dabar ten persiskirsto, anksčiau buvo Kolumbija svarbi, paskui buvo Meksika svarbi, dabar jau ten atsiranda dar kitų žaidėjų, bet esmė yra ta, kad čia apskritai čia yra pakankamai didelė tema ir aišku, Milėjus, manau, kad jisai vienareikšmiškai turbūt būtų už bet kokią narkotikų legalizavimą ir Amerika, bet Trumpui sakyt labas šitą legalizuok čia marihuaną. Tai biškai gal dar nepasakys. Žiūrėkit, kolegos, bet aš paskutinį dalyką norėčiau paminėti, kodėl iš principo ką parodo Milėjus, ir kodėl mes apie tai kalbam, turbūt labiausiai mes praeitą kartą apie tai kalbėjom ir man atrodo šitą temą reikia tęsti pastoviai. Driežažmogių amžius pasibaigė. Jis yra pasibaigęs. Ta prasme, politikoje... Autentikos, pjūklas gerai atrodo ir TikTok'e, ir mitingė, ir net ir per televiziją, o kaip čia pasakyti, driežažmogiai, kurie kalba kažkokius dalykus ir kartoja dalykus, sako, mes čia svarstysim, kalbėsim, yra tikrai pasibaigęs ir čia aš turiu biškį dezinformacijos temą, kad irgi paliesim, dabar čia nemažai tyrimų padariau, tai čia buvom tokia diskusijoj Briuselėje praeitą savaitę ir tai vienas iš klausimų buvo, tai ką daryti vyrai su tais influenceriais, nes mes čia kažkaip jas ten rengiam, demokratiją vežiojam, žinai, ir panašiai. Ir ką aš to daryti? Ir sakiau, žinai, jeigu influenceriai netrukus aplenks tradicinę televizijos reklamą pagal pajamas, tai natūralu, kad kiekvienas influenceris, kiekviena podcastas, jis reikalauja daug pasiruošimų ir daug pinigų, tai vadės turim rasti būdą, kaip kompensuoti, nes jeigu influencingas yra toksai įtakingas dalykas, jeigu reikia tam tikrų dalykų, jeigu reikia tam tikrų pinigų, kad jį pasiekti, mes kaip demokratijos gynimo mes turim galvoti ne tik tai apie tradicinės medijos infrastruktūros palaikymą, nes tai infrastruktūra reikalinga, jinai kažkur gyvena ir turėtų būti, bet mes taip pat turim galvoti apie prodemokratijos ir provalstybiškumo influencingą, kur kas rimčiau negu galvojam, nes kitaip kiekvienas žmogus su benzopjūklu, autentiškai, jisai, žinai, tai dėkui Dievui, Milėjus ten tarkim turi pozicijų, žinai, Bernis Sandersas irgi ten turi pozicijų, bet esmė yra ta, kad neautentiškumas, bet koksai arba formalizuoti kažkokie atsakymai, tas, kas veikia gerai ten tradicinės žiniasklaidos eroje, jisai nebeveikia absoliučiai dabar ir, žinai, ir autentiški žmonės, jie kaip čia pasakyti, Mamdanis, kurį kalbėjau, jie daužo neautentiškus žmonės. Visur ir man atrodo, tai tiesiog, tęsis ir tai mes ir matome absoliučiai bet kur, toj pačioj Čekijoje, žinai, kaip mes kalbėjom, kad partija, kuri turėjo prieš Babišą, jų šūkis buvo fiskalinė drausmė.
Ir, we have Tai a problem. populizmas. Jo, Taip. nes Bet tai vėlgi, yra... jeigu tą fiskalinę drausmę atsistotum ir būtent su benzo pjūklu... Draugai, radikalus centrizmas, kaip aš jau minėjau, mūsų blogo pavadinimas. Bet žiūrėk, Andriu, aš gal truputėlį dar norėjau, aš žinau, kad tu ne radikalus centristas, bet tik tos. Žiūrėk, bet šitą, bet pasiliekam tą, nes aš taip autentiškas. Šitą žiūrėk, bet biškai kalbant bendrai. Amerika turi bėdą su ta Pietų Amerika, čia kuris laikas kaip turi bėdą, ir ta bėda yra susijusi su to, kad amerikiečiai ten turi ilgą laiką labai kišimos istoriją visoje Pietų Amerikoje, bet Amerika niekada neturėjo, tai kažkada Rusija bandė kažką lysti, bet didelė dalim, net ir Tarybų sąjunga, kai bandė lysti, didelė dalim tas visas pasipriešinimas Amerikai, jis buvo labiau toks vietinis gorila, ar ne, ten, ta prasme, yra Bolivaro judėjimas, reiškia, Bolivaras buvo toks, vadinkim, tas žmogus, kuris iš kurio sukelta revoliucija išlaisvino Ameriką nuo kolonialistų priespaudos, reiškia, per ilgus dalykus, ir bolivarinis nuotaika, antikolonistinis judėjimas, kad anksčiau pas mus kišosi Britai, Ispanai ir ten Portugalai, dabar pas mus kišosi amerikiečiai, jisai didelė dalim buvo atsakas labai vietinis, bet tas atsakas kiekvienoje šalyje iš esmės Amerikoje, visų Amerikos rinkimų dažnai būna. Vienoje pusėje yra, vadinkim, beveik tokie fašistuojantis dešinieji, kurie ten strongmenai, žinai, kartais būna jie padoresni, kartais mažiau padorus, dažnai labai susijęs su korumpuoti ir susijęs su kokios far right fighteriais. Kitoje pusėje yra komunistuojantis populistai, strongmenai, kurie ateina ir taip sakant, ir būna kitoje pusėje. Bet dabar visam tam žaidime atsirado naujas žaidėjas ir tas žaidėjas yra Kinija. Ir čia visam tam reikale pradeda paaišytis visai kitas dalykas. Labai kitokie piešiniai, bet dar trumpai apie autentiškumą, tiktokus ir kaip reikėtų su jais dylint demokratiniai visuomeniai. Kinija prieš 2 dienas paskelbė, kad jeigu jūs turit tiek sekėjų, jūs privalo turėti koledžo laipsnį. Jeigu neturit, jūs nafik ištrina, ta prasme, perlipi tą, negali pateikti dokumentų, kad turi koledžo laipsnį. Aš neturėsiu TikToko. Fiskalinė drausmė. Aš dar kol kas nemačiau rimtų analizių, į ką tai gali nuvest. Vėlgi turėkit omeny, Kinijoje išsilavinimo yra daug kas turi. Bet, nežinau, man tai pirma mintis tai yra užsitikrinti, kad tu gali ateiti pas tą žmogų ir nenaudodamas stiprių žodžių, vien tik užuominom jam išaiškinti, kurioj pusėje bulka užtepta skaniau, žinai. Aš gal truputėlį pasakysiu, žinai, tas labai pirmas kinų bandymas tvarkyti su visais komentatoriais ir visų ten internetu, tai buvo toksai, kad jie tą socialinį kreditą turi. Ir jie tiesiog skaičiuoja, ką tu pasakėjai, skanuoja ten, reiškiasi, ir pagal tai tau leidžia važiuoti, pavyzdžiui, šventę arba neleidžia. Kompiuterinį žaidimą nusipirkti leidžia arba neleidžia. Kitaip tariant, ten labai aiškiai tavo vieša erdvė, ką žmonės turi matyti, labai stipriai susiję yra dalykas, turint galvoje, kad Kinai turi pilną cenzūrą ir ten chat kontrolai, kur mes čia priešinamės, pas jos veikia kuo sėkmingiausiai. Atidirbta visokie naratyvai stebimi ir panašiai, žinai, tai viską ten susitvarkė yra, tai jie tą dalyką daro, tai matyti kažkokį panašų lygį, kad jeigu nori ten video daryti, turi turėti dar aukštesnį socialinio kreditos skaičių, kad daug galėtų leisti. Čia logiškas sprendimas. Jo, tai licenziją turi teisę, turi licenciją. Šauniosios Kinijos, kuri yra be jokios abejonės antras didysis žaidėjas ir jie žiūri į visą tą Global South, kurį priskiriama, aš sakyčiau, Pietų Amerika yra pats stipriausias žaidėjas tam Global South, dar yra be abejo priskiriama Afrika. Afrika turi savo specifikas, bet ekonomiškai šiuo metu stipriausia yra Pietų Amerika, ar ne, Centrinė ir Pietų Amerika. Tai Kinija pradėjo kišti savo nagelius ir pirštelius nuo 2000 metų principė, tada, kai jie tapo World Trading Organization nariu. Ir jau pajuto, kad turi tam tikrą jėgą, tam tikrą pinigų kiekį. Jungtinės valstijos džiaugsmingai kokias 4 kadencijas visiškai ignoravo visą tą reikalą, nes, jie tiek buvo įpratę, kad visa Amerika jų playing fieldas, Sovietų sąjunga subirėjus, niekas tenai netrukdo, kaip norim, taip darom. Ir kaip jau ir minėjot, Jungtinės valstijos nebuvo nice guy šitose vietose. Taip, jie ateidavo, padėdavo tenai išsipirkt, padėdavo užsigarantuoti. Bet kartais tiesiog ir pakeisdavo postą, nes prastas daržovių tarifus įvedė, pavyzdžiui, kažkokius ten, kaip žinai, kaip tas garsus Bananų Respublikos incidentas yra. Tai ten darė, ką norėjo. Bananų Respublikos buvo savų kelių. Kitas dalykas, su Jungtinėm valstijom Lotynų Amerikos šalys išmoko dylint ir išmoko dylinti per tai, kad juos pačius spausti jų pačių žiniasklaidoje.
Vat kaip ir minėjo, ten dalis kairiųjų labai pyksta dėl vienų dalykų, dalis dešiniųjų dėl kitų dalykų. Ir kai pas tave ateina, išspiria duris ir pradeda tave spaust, tu nubėgi greitai į Amerikos žiniasklaidą ir pradedi kruvinom ašarom verkti, kaip čia bjaurybės kapitalistai. Ir staiga demokratai, jeigu valdžioj, tai yra tiesiogiai jų elektoratas, labai sėkmingai ateina ir, žinai, nuo kažkur iki kažkur turi būti tas ir tas. Nepaisant nei logikos, nei įsigilinimo, nei nieko. Tai buvo nors ir nelabai geras, bet tam tikras balansas atsiradęs. Ir iš kairės į sceną įeina Kinija ir sako, žiūrėkit, yra biški pinigyčių, bet čia padarom projektuką, padarom tą ar aną. Geležinkelį. Taip, iš pradžių tie pinigyčiai ateidinėjo santykinai lengvai, jeigu JAV ir ypatingai senoji Europa sakydavo, žiūrėkit, bet pas jūs ten skaidrumo trūksta, pas jūs korupcijos per daug, jūs padarykit reformą, IMF-as tas pats, International Monetary Fund, būkit geri, tą ar aną padarykit. O čia ateina Kinija ir sako, mum pofik, jūs pasirašykit, kad jūs atiduosit skolą ir viskas. O paskui pavokit, koks skirtumas? Vėlgi, kadangi Kinijos aplamai, mes kažkaip visada įsivaizduojam, kad jeigu ateina šalis ir daro tą ir aną, tai yra vieninga nuomonė, jie visi taip elgiasi. Aha, lauk. Kuo daugiau turi sluoksnių, tuo daugiau turi nuomonių. Viršutinė nuomonė yra, mums reikia ateiti į šitą vietą, mums reikia atsidaryti duris, mums reikia turėti įtakos ir taip toliau. Tai yra vienas sluoksnis, kuris derina paskolas, yra kitas sluoksnis, kuriam yra atiduodama vykdyti, yra abudu šitie sluoksniai, kai tik tėvelis nemato, eina derint, kur galima kažką kažkur giminėm, draugam, pažįstamiem Iš Ekvadoro kažką faino paimti. Kadangi Ekvadoras pats šaibų neturi, jis skolinasi iš Kinijos, tai iš tos pavogti savo pinigus yra žalas. Nepamirškime, kad Kinijos korupcija taip pat yra labai veikiantis. Oi, labai tradicinis. Raudonieji princai atsirado. 2000 metų tradicijos korupcijai. Va. Negana to, Pietų Amerika, skirtingai negu Afrika, turi išvystytą žaliavų gavimo infrastruktūrą, turi gana neblogai išvystytą logistiką, turėjo. Dar vėlgi ateina Kinai ir sako, traukinukas, čiučių, super uostas Peru, ten Čilės vario kasyklos, yes, very good, tomorrow, ar ne? Čia yra visi realūs projektai, nesugalvoti tavo. Dabar šiuo metu einamieji du didžiausi projektai yra traukinį, o va dabar ir įsibėgėjau, man atrodo, Bolivija, Paragvajus traukinys bėgiai. Ir Peru yra statomas super uostas, kuris principė turėtų galėti vienintelis Amerikos kontinente, visame Amerikos kontinente priiminėti super, kaip jos vadina, super konteinervežius. Realiai tuos konteinervežius, kurie šiuo metu kursuoja tarp 4 Kinijos uostų ir 3 Europos uostų. Tai yra Rotterdamas, Amsterdamas ir dar kažkas, dabar nepamenu. Čia yra dydžio dydis. Jo, kadangi Amerikos visi uostai yra pastatyti taip, kad pas mus vis tiek neatplauks daugiau negu kad gali perplaukti pro Panamos sąsiaurį. Tai ypatingai dabar, kai užsidarė kanalas tarp Raudonosios jūros ir Viduržemio jūros, ar ne? Sueco kanalas. Ir praktiškai visi laivai didieji konteinervežiai plaukia aplinkui Afriką. Tai šiuo metu iš vis yra svarstoma beveik 3 didesni laivai, negu kad plaukia į Ameriką. Tai vat Peru yra statomas uostas, kuris galės priiminėti tokius laivus. Ir tas uostas yra statomas Kinų, ar ne? Kinai stato už kinų pinigus. Čia toks klasikinis kiniškas dalykas. Imkite pinigus, pasistatykite savo uostą, mes biškį padėsim pastatyti, o paskui gražinkite, jeigu negražinsite, pasimsim į uostą ir dar duokit kokią nors porą kasyklų. Daisim iki pasimsim. Tai vat kaip Šri-Lankoje buvo. 2000 iki 2010 Kinija dar ten tik tai įsibėgėja, iš tikrųjų tas jų didysis augimas tą 10-metį prasideda, bet jie jau ateina su tokiais pinigais ir jie kaip ir nereikalauja. Ir staiga visiems, čiagi easy peasy. Fantastika, kiek pavogti galima? Jamam, išvagiama mažiausiai pusėje per abudu šonus.
projektai niekada nėra skaičiuojami, ar jie iš tikrųjų atsipirks ar ne, kadangi realiai paskolos yra garantuotos Kinijos valdžios, išduodamos Kinijos valstybinių bankų, jiem pastatytas reikalavimas, kad jūs turite išduoti tiek ir tiek paskolų ir jie džiaugsmingai jas dalina. O paskui sakymas yra garantijos yra, bet sakai, čia susitarsim, čia ne problema. Jo. Paprastai tai būna. Ir tada ateina kita banga, ateina verslininkai kinų. Net ne verslininkai, pradėkim nuo žvejybos. Čilė. Ilgas kraštas su, kiek žinau, patį ilgiausią, neskaitant Rusijos, turi patį ilgiausią, pakrantę pačią ilgiausią ir tikrai pačią ilgiausią su ramiuoju vandenynu iš bet kurios šalies. Nu, gal ten kokia Indonezija per visas salas suskaičiavus fraktalus visus gal bus ilgiau. Virš 1000 kilometrų gerokai. Ir be abejo, iš maisto gavybos su vandenynu susijusių, ką daro, žvejoja be abejo, ar ne? Pas mus netgi ten Čiliai sugautų to ar ano atvažiuoja, jūs manot, tai... Tilapijos jos. Jūs manot, Čilės žvejai jos sužvejojo? Ne. Manau, kad Čilės, ne? Ne. Kinai. Azija turi labai didelę žuvies kultūrą, žuvies maisto, maisto kaip maisto šaltinio. Ir Kinijos žvejybiniai traleriai plaukia, o kur žuvis būna? Žuvis nebūna vidury okeano, ji būna arčiau pakraščių, bent jau ta, kurią mes paprastai gaudom, ar ne? Tai vis tiek yra apie 100-105 km nuo krantų. Jie plaukia prie Pietų Amerikos ir gaudo negailestingai, nesigilindami į jokias kvotas, į nieką. Ir jeigu iš pradžių... Nes besivystanti šalis, reikia pasivyti. Taip. Viena taip, antras dalykas čia būtent suveikia, kad yra atskiri sluoksniai, kurie paskui naudojasi vienas kitu. Atplaukia pakrančių apsaugos katerius, ką jūs darot iš Čilės, ar ne? Nes, jūs realiai pizdinat mūsų žuvies resursus. Ir ne tik šiandieninius, bet 100 metų į priekį, kadangi jeigu jūs dabar išgaudysit neršiančią žuvį, nes jiems visiškai pofik, jie gaudo bet kuriuo metu. Šitie sako, o tai tu nori, kad mano tėvukas ateitų ir paskolas atsiimtų iš taviškių. Skambink savo vadui, ar jis tikrai nori ant Kinijos laivyno užvažiuoti. Davai, skambink. Anas, aišku, vėlgi, nepotizmas irgi džiaugsmingai klesti Lotynų Amerikoje, dėl visą pikto skambina, o ten jam sako, čia tie. Kinija. Gal nematykit dabar. To įspręsim čia. Aš pabandysiu pasišnekėti. Pasitarsim. Pasišneka, taip toliau. Jeigu tenai iš viršaus žvejų ir ateina kažkokie pizdakai, jis sėkmingai užsimerkia ir palaukia, patyli, o paskui eina ir vėl daro. Gal nepagaus, gal dar kažką. Tai jeigu ramiajam vandenyne salų gyventojai jau principė sėdi be žuvies, nes ten tiesiog dieną nuplaukia pravaiko tuos tralerius, grįžta į uostą, naktį jie atplaukia ir žvejoja naktį. Tai čia taip Kinijos žvejybos laivynas daro. Tai prie Čilės be abejo, Čilė, kuri yra tarp kitko skaitoma kaip pati stabiliausia, pati brandžiausia Lotynų Amerikos šalis, turinti ko gero geriausius santykius su senaja Europą ir kažkaip ten nesijautė tiek nuskriausti. Dabar turi jauną tokį žavų prezidentą, man taip atrodo, labai irgi tokį rockstarą, leftistinį. Vot šiuo metu, pavyzdžiui, yra papuolus į tokią padėtį, kad jos žvejai nebegali žvejot, nes tiesiog elementariai to žuvies jau nelabai yra ir plus juos tenai lygiai taip pat kinų žvejybiniai traleriai 3 atplaukia ir išstumia elementariai iki tokio lygio. Jie dabar turi klestinčią vario pramonę ir turi Damoklo kardą virš galvos, kad jeigu Kinija pasako, žinot, mes nebeperkam. Aišku, čia yra dvipusis kelias visą laiką, nes iš kitų, kur greitai pradėti pirkti, ne taip jau labai ir yra. Varis ne nafta, kur gali Saudo Arabijoje atsuk daugiau kranelį ir paleisti. Jo. Turi ličio gavybą, vieną iš pačių ankstyviausių Atakamos dykumoje, ar ne? Ir vat būdami tokia klestinčia šalim papuola, pavyzdžiui, į vyšnių skandalą. Nuostabus dalykas. 2021 metai. Fermeriai pradeda klykt, kad mes tai vyšnių parduodam belenkiek į Kiniją. Kinijoje perka vyšnės afigenai, nes sezonas ne tas, ta prasme pietų pusrutulis, šiaurės pusrutulis, nuostabiai perka vyšnės. Bėda yra ta, kad kinų verslininkai atvažiuoja, supirkinėja žemės, augina vyšnės
ir išstuminėja čiliečių gamintojus iš rinkos, kurio jie be abejo lengviau ir greičiau susirenka. Tada Čilės valdžia susinervinus pradeda svarstyti visokius atsijungimo nuo Kinijos variantus, ten dar toli iki atsijungimo, bet daryti tai, ko Kinija nenori. Ir staiga Kinijos socialinė medija pradeda varyti kampaniją, kad iš Čilės atvažiuoja COVID užkrėstos vyšnios. 21 metai. Baisiausios. 21 metai, supranti. Pirkimai krenta, va taip, dingo. Labiausiai nukenčia iš tikrųjų kinų augintojai, bet kažkodėl jie nesubankrutuoja. Bankrutuoja mažieji Čilės augintojai, kuriuos superka kinų augintojai ir šiam momentui beveik garantuotai 5% Čilės vyšnių važiuojančių į Kiniją priklauso tai Kinijai. žiūriu, aš tarp kito, iš dezinformacinės pusės, tai aš noriu pasakyti, kad tos šalis, kuriams yra aktualiausia šiuo metu Kinijos dezinformacija, tai aišku, mes ten turim visą pietų Ameriką, ten, pietų jūrą, tai mes ten turim Filipinus, numeris 1, tai Taivanas, be jokios abejonės. Ten visi tie patys dalykai, aš kaip tik dabar pabaigiau Filipinų analizę, tai pristatinėsim čia kitą savaitę, bet esmė tai paprasta labai yra propaganda, ką kalba ukrainiečiams rusai, ką kalbėjo prieš įsiveržimą ir ką kalba kinai filipiniečiams, maždaug kaip viens prie vieno. Ta prasme, nėra jokio skirtumo. Playbukas yra lygiai tas pats, būdai tie patys, komentarai, ten tas, kai ne komentarai, naratyvai ir panašiai. Tai Čilė turi lygiai tą patį. Ta prasme, jūs manipuliuoja ten rusai, jūs manipuliuoja čia europiečiai, kolonistai ir amerikiečiai. Ten, žinai, taip sakant, šitas gyvačių čia manipuliuoja, jūs esate blogi, žinai, ten visa kita, čia prezidentas jums nori padėti, visa kita ir taip toliau. Tai, ta prasme, ir tas pats procesas vyksta iš principo visoje šitoje dalyje, žinai. Ir Argentinos rinkimuose prezidento nors Kinija ten nėra toks didelis faktorius, kaip tarkim Čilėje, žinai, bet faktas yra toks, kad rinkimuose ir visam tam politiniam diskurse, tai tas santykių su Kinija pagerinimas kaip alternatyva amerikiečiams yra labai rimtai svarstoma kaip rimta geopolitinė opcija. Bėda buvo naudojama, bet vienintelis dalykas yra tas, kad Argentinas čia galbūt gelbsti nuo to, kad Kinai ten viską nusipirktų, to, kad Argentina yra taip bankrutavosi, kad, kaip minėjau, nėra ką užstatyti. Nes viskas jau yra išvogta iki mūsų ir ten netgi kiniečiai Argentinoje atsisakė kelių projektų finansavimo, kuriam siūlė dar praeitą administraciją, nes rizikinga, matyt, per daug, neapsimoka skišti tiek daug pinigų. Kitas dalykas, kuo toliau, tuo labiau pradeda žmotin pati Kinijos valdžia, nes vėlgi kalbama apie tai, kad Kinija antrasis žaidėjas. Palyginus su Amerika, Kinija turi gerokai mažiau pinigų. Net būdami antrąją ekonomiką. Ir vėlgi, kadangi jie sukišo krūvą pinigų į daugybę neatsiperkančių arba labai ilgai neatsiperkančių kur pirko politinį įtaką brangiai. Pradėkim nuo to, kad vien tik oficialiai į Pietų Ameriką šiuo metu Kinija yra įmerkus be didelės tikimybės gražintis greitai 300 milijardų javinių dolerių ekvivalento. Dar trumpai prie Argentinos. 20 milijardų Argentinos atrodo labai pigus bargain deal. Taip. Argentina prieš 2 metus tyliai gavo tokį patį, kaip dabar 20 milijardų valiutos svapą gavo iš Amerikos, 6,5 jardo svapą prieš 2 metus gavo iš Kinijos. Bet apie tai ten nebuvo nei garsiai šnekama. Buvo tai pastebėta, bet ten buvo kažkaip įpakuotai. Nuplaukė kažkur tai kažkaip tai ir tai buvo kind of gerai. Pereikim prie dalyko, kuris iš tikrųjų sugriovė, atvirkščiai pasakysiu, pastatė tikėjimą Kiniją kaip antrojų poliumi Pietų Amerikoje. Venezuela. Ir tas biškai šiek tiek paaiškina dabartinius Trumpo veiksmus ir koncentruojama kariuomenė prie Venezuelos. Spaudimą visą. Metai berods 17, kada ten Maduras ar 15 ar 17 į valdžią atėjo, aš tiksliai nepamenu. Maduras 17 turbūt atėjo. Jo. Ateina Maduras į valdžią, pasako visa buitinė technika 10 kartų pigiau, įveda kariuomenę į vietinį topo centro atitikmenį ir sako, jūs kainas dabar mažinat 1-0, supranti? Žmonės, subėga, nuperka ir paskui paaiškėja... O Šavezas dar to nebuvo padaręs? Man atrodo, Maduras darė. Aš galiu ir klysti, jeigu netingi, paklausk protingo Ajajaus. Nežinau, 13 metais atėjo Maduro į valdžią. 13 metais atėjo. Ar ne 17 būtent buvo džiaugsmai. Bet kuriuo atveju, maždaug 17 metais Trumpas supyksta ant Maduro dėl įvairių priežasčių, bet tame tarpe ir dėl tokio, fakais badymo į Amerikos pusę ir sako, fuck you, ir įpisa Venezuelai sankcijas, kokių svietas dar nebuvo matęs. Iranas buvo matęs, bet kas tas Iranas.
Ir sako, jūs Venezuela būsit gaidžiai per metus laiko. Nedaugiau, žinai. Ir čia šas tyliai ateina Kinija ir pradeda pirkti pigią naftą iš Venezuelos. Pradeda vežti Venezuelą į pigias prekes. Per Panamos kanalą turbūt. Be abejo. Taip, kurį bando visai škitam švelniai tuo metu dar užsivaldyti. kontroliai buvo nedaug, bet iš kitos pusės vėlgi Panama nebuvo nusiteikus daryti kažką tai dėl to, nes tai buvo visiškai legitimi laivyba. Taip. Ir Venezuela sėdi savo ir gyvena. Tai pas juos yra hujovai, tai pas juos tenai irgi nusikalstamumo žvėriškas, korupcija klesti kaip niekad iki tol, jėgos struktūros praktiškai eina ir pasiiminėja tai, ką nori pasiimt. Bet pažadėtaisiais gaidžiais kaip ir nepatapta. Ir nepatampa gaidžiais. Ir staiga aplinkinės Lotynų Amerikos šalys, žinai, sako, atsisėda, žinai, pasiima ten savo, ką ten vyno, turbūt butelaitį, ar tai kažko tai vietinio, aš nesusipažinęs, kas ten vietinis. Herba matė. Ai, matė. Nu, tai čia tie, kurie tokie labiau antialkoholikai. Nepažįstu aš tokių žmonių. O paskui Venezuela netgi pradeda, pasižiūrėjus, kaip Kinija elgiasi Pietų Kinijos jūroj, pradeda lygiai tokiais pačiais metodais užmetinėti Gajanai, kuri, kaip matot, sėdi iš dešinės. Ir jeigu Venezuela turi šiuo metu, manoma, didžiausius naftos išteklius, tai tie naftos ištekliai lenda biški po Kolumbiją, bet kalnuose, kur sunku išgauti, ir gana smarkiai po Gajaną lenda. Ir Gajana turi šiuo metu vienintelį įplaukų šaltinį, tai yra ten berods 3 jūroj pastatyti naftos gavimo prietaisai priklausantys Chevronui, kur ten biški pinigų jam numeta, o šiaip tai yra absoliučiai biednata šalis, tokia biednata, kad ten jie turi iš karinių pajėgų, man atrodo, 10 katerių jūrinių, iš kurių 2 niekada neveikia. Ir Venezuela sako, čia iš tikrųjų iskon venezuelskė teritorija. Aš jaučiu, kad čia vis tiek, kaip Kurtas Vonegutas rašė apie Ekvadoro povandeninį laivyną, kurio niekas niekada nematė. Bet jis yra, tai čia kažkas panašaus. Sirens of Titan, man atrodo, ta knyga buvo. Ne visai, Venezuela iš tikrųjų turi tų karinių pajėgų. Aišku, ne, Venezuela visus pinigus, kam mes sukišo pinigus, vis laiką nuo Šavezo laikų, kam kišdavo pinigus, tai kišdavo, kaip sakant, karinės pajėgas. Puskarininkio draugams. Kažkada pirkdavosi britišką ginkluotę, dabar turi prisipirkus sovietinės / rusiškos. Ji nėra visiškai neįgali. Bet tai tu sakai, žodžiu, kad, supratau, aš patai šito dalyko tai pilnai nebuvau suvedęs. Tai tu, žodžiu, sakai, kad venesueliečiai įsigelbėjo nuo Trumpo sankcijų išimtinai Kinijos suplajaus dėka. Kaip tariant, mes turim čia Rusijos variantą, ar ne? Rusija kariauja, visi jos sako, ne, nenorim. Kinai atvažiuoja tyliai, ten, žinai, prašėdo laivyną prasisuka su biškiški naftelės, paskui ten kokio nors slapčia pašmūgilėjo, kokio nors ten čipų, dar kažko, ko dronams reikia gaminti, žinai, ir visą tai veikia tokiu būdu. Taip, tai su Venezuela veikia viskas lygiai taip pat. Kinija šiuo metu yra visiškai pajėgi aprūpinti buitinėmis prekėmis principė, bet ką, ta prasme, jie gamina viską nuo A iki Z. Maduro ten daug nereikia, Maduras ten nelabai rūpinasi, kaip gyvena ten tie žmonės, ir ten toks nėra ypatingai. Maduras laksto, daro visokius gatvėse, daro mitingus. Kai paskelbė, kad darys mitingą kokiam nors viešbutyje, visada atšaukia. Nes labai bijo, kad subombarduos tą viešbutį. Štai. Tačiau dabar čia tiesiog, kad, kaip čia pasakyti, čia reikia pasakyti, kad Amerika yra pasiruošusi karo į Venezuelą, bet nepilnam karui. Pereikim prie to, kas toliau. Šalia Venezuelos yra tokia, kaip čia pasakyti, sesė nuo kito tėvo Kolumbija, ar ne? Ką mes žinom apie Kolumbiją? Puiki agrokultūra, augina tokius krūmamedžius, supranti, nuo kurių labai gerai lapai yra naudojami. Kadangi mano lapto baterija toj baigsis, tai reikia judinti su pasakojimu. Mes beje greitai mes rašinėjom, čia nėra studijo elektros, tai mes veikiam nuo generatorių šią sekundę. Taip, įsivaizduoju, kad kaip mes aukojamės, ką? Žmogus generatorių parvežė šaulišką. Tai gerai, tai žiūrėjau truputį tariant. Taip, Kolumbija, ar ne? Ir Kolumbija dabar jau kažkaip ten susitvarkė, kad tą koką biškį mažiau vežtų. Taip, bet visas čia, aš dabar kažkaip žiūrėdamas šitą dalyką galvoju, apie narkotikų geopolitiką reikia padaryti mūsų kitą laidą, nes narkotikų geopolitika labai pasikeitė ir pirminiai žemdirbėjai nebeturi tokios įtakos, užaugina visur, dabar netgi šmugeliuotojai nebeturi tokios įtakos, dabar esminį įtaką perima tie, kurie galutinį pagamina ir parduoda vietoje galutinį produktą. Tai čia toks yra dalykas, tai Kolumbijos, tarkim, pelno marža uždirbama iš kokos lapo, jinai
žvėriškai mažėja pastaraisiais metais. Tai gaunasi praktiškai žemės ūkio produktas. Žemės ūkio produktas. Ir viskas. Bet Venesuela, vėlgi, Kolumbijoje jau susidėliojo vienokie ar kitokie santykiai, spaudimas iš javų ir taip toliau. O Venesuela ar taip, badosi viduriniais pirštais su javais, mes būsim čia. Ir aš negaliu pasakyti, kad ten 100% veža ar dar kažką, bet kažkas vyksta iš Venesuelos. Ne, vyksta pakankamai stipriai, plus dar kitas dalykas ryšiai su Venesuela, aš tiksliai šitą dalyką žinau, nes buvo ir tyrimų daryta, tai Venesueloje yra nemažai to fentanilio, kurio čia pyksta Trumpas, tarkim, kaip jisai patenka, tai Meksika, ten vis tiek Meksika kur kas labiau kontroliuoja savo ten, tas kaip čia pasakyti, ten yra ir panetių, ir dalykų, panašių dalykų, ir fentanilis yra Meksiko šiek tiek labiau kontroliuojamas, Venesueloje fentanilis nėra kontroliuojamas, ir kai fentanilio poreikis atsiranda, fentanilio prekursoriai yra gabenami per Venezuelą. Jo, tai čia yra, čia yra vienas fentanilis yra sintetinis opioidas. 20 kartų stipresnis už morfijų. Taip. Baisiai pigus. Galima dėti visus kitus narkotikus, kad užhukintum. Čia tiesiog, kad gal kas nežino, tai yra baisu dėl to, kad jis iš esmės yra skiriamas tam, kad padidinti kitų narkotikų veikimo efektą dažniausiai. Ir užrūkinti. Ta prasme, perka vaikas kokią nors ten tabletę MDMA arba tabletę MDMA. Einamų metų gatvėse kai kur fentanilio tabletka yra $1. O priklausomybė, tai supraskite, priklausomybė tai yra baisiau negu bet kas, ką įsivaizduojate pagonų priklausomybę. Ir taipogi labai... Visi tie zombiai San Franciske, New York'e ar kitur, ar kitose, ar Portland'e, visi tie zombiai, jie priklausomi ir būtent nuo fentanilios. Labai pigu, labai paprasta, labai įsigauti, daug būdų kaip vartoti, lengva žmonės ant jo pasodinti. Jo, ir baisi rizika perdozuoti. Baisi rizika. Neįtikėtina, nes niekas nežino, kiek pridėta. Jo. Būtent. Ir reiškiasi, važiuoja tie narkotikai. Visur labai yra užduodamas klausimas. Nes Amerika išskleidė savo laivyną, dabar jau ten visa netgi naujausio šitogio lėktuvnešio grupė yra irgi atsiųsta prie krantų. Visi ten šaukia, 10 000 kariškių prie mūsų krantų. Aha, viskas baigėsi mūsų baterija. 10 000 yra niekas. Lėktuvnešyje yra 6 000 personalo. Taip. Bet kuriam lėktuvnešyje. Kitaip sakant, nėra kol kas tų batų, kurie gali išsilaipinti ant kranto. Aš galiu pasakyti, kad iš čia man reikia Economist analizė buvo daryta. Kažkur esu skaitęs šitą tikrai autoritetingą šaltinį, kad sakė, kad nėra pakankamai pajėgų įsiveržti užkariauti Venezuelą, yra pakankamai pajėgų padaryti specialią karinę operaciją ir pavyzdžiui, skaisim, užnuždyti, pavyzdžiui, Maduro, tarkim, tokiam dalykui. Šitam laivyno nereikia. Ne, ten buvo suskaičiuota James'o Bondo. Bet ten buvo apskaičiuota, kad kažkaip tam reikėtų. Aš nežinau, kiek tas dalykas yra, bet aš supratau, kad tas dalykas gali pagąsdinti Maduro, bet jisai nieko bendro neturi su šalies, pakeisti Maduro galima, bet nieko bendro neturi su šalies užimimo arba su konvencinėmis karinėmis operacijomis. Amerika nėra linkus skirti pakankamai pajėgų, kad įsiveržti į Venezuelą, jo labiau, kad nelabai yra tikslo tai daryti. Jeigu Amerika sugebės suįtakoti tiek, kad bus gražinta demokratiškai išrinkta valdžia, kurios Maduras paprasčiausiai neprileido prie valdžios po paskutinių. Ir kuri gavo Nobelio premiją, beje. Taip. Ir labai dėkoju Trumpui už tai. Taip, ir ačiū, sakė daug kartų Trumpui, nes, kaip jau sakiau, nuhakint Trumpą jau visiems pavyko. Kitoj laidoje apie jo vizitą į Azijos šalis pašnekėsim, ten iš vis klaunada buvo nuostabi. Ir jeigu sugebama suįtakoti tiek, nesvarbu kokiom priemonėm, ar tu ten Madurą nudauši, ar tiesiog prigazdinsi, ar iš bado žmonės patys nustums, jeigu ateina kita valdžia, realiai Amerikai reikės pasirūpinti tos valdžios saugumu, kadangi jėgos struktūros einamų metų jom yra labiau pakeliui su Maduru ir jos beveik garantuotai palaikys Madurą arba jo. Ir dar kitas variantas yra, arba tas dalykas gali sudaužyti kokio nors kartelį. Kokio nors kartelį ir čia yra visokių čia dabar atsirandančių visokių ten žvalgybininkų ir žurnalistinės informacijos apie tai, kad yra visokiausių tas naujas nesenas Venezuelos, sakysim, įtakos padidėjimas tiek kokaino, tiek fentanilio treide. Jisai ten sukūrė taip pat yra tokių, sakykim, kvazi
su kvazi su vyriausybė susijusių, vadinkim, kriminalinių struktūrų dydį, reiškia, kurios pastaruoju metu yra pakankamai svarbios ir, žinai, ir čia reikia pasakyti, kad Amerika turi seną tradiciją ten pabombarduoti kokią nors kartelę svetimoje šalyje, žinai. Tai vat prie bombardavimo sugrįžtant, dabar yra labai didžiulė kontroversija, ypatingai demokratų stovykloje, kad čia nudaužinėja tuos katerius greitaigius. Jo, ar ten žmogus važiavo, kaip įsitikino jo, ar ten žvejas, žinai, kažkoks plaukė dar kažką. Aš šitoj vietoj noriu pacituoti, turėjau puikią progą padiskutuoti su žmogumi, kuris yra nudaužęs keletą katerių? Ne, tiesiogiai ne, bet jis tarnavo Jungtinių valstijų laivyno pilotų ir vykstant karui Jugoslavijoje, buvusioje Jugoslavijoje, buvo oficialiai Jungtinių tautų, net ne Amerikos, o Jungtinių tautų paskelbta embargas ginklų, bet ginklus iš Albanijos vežė į tenai vis tiek vežė. Ir jo darbas būdavo susekti tuos laivus, pranešti italų laivynui, italų laivynas siūsdavo tokius afigieno greitumo pakrančių apsaugos katerius, kurie ten ant glisuojančių tų sparnų eidavo. Ir tas kateris priplaukę šaudavo vieną šūvį, kad stokit, mes jūs patikrinsim, jeigu nestoja, tada jau eidavo visa kanonada, nuo kurios vanduo aplinkui užvirdavo ir efektas būdavo lygiai tas pats, kaip dabar raketa jopteli į tą plaukiantį katerį. Aš jam irgi uždaviau klausimą, o tai ten netikrindavo dar kažką. Sako, bičiuli, punktas pirmas, tokiais greitais kateriais žvejai neplaukioja. Jiem nereikia. Nu ne, jeigu labai skubi ten kažką pagauti, paskui tūną reikia, žinai, lenktynių tūnui tai praplaukdama, žinai, jimi už uodegos ir išsitraukia iš vandens. Right. Techniškai gali su tokiu kateriu plaukiot kažkokie tai poilsiautojai. Visiems yra pasakyta, neplaukit tokiu kateriu lauk. Tai kas lieka? Lieka tas, kuris tikisi uždirbti, jeigu jis prašoks. Čia tai mano policija reikia. Tai žiūrėkit, aš gal tada norėjau pasakyti šiandien gana gerai apžiūrėjom. O Trinitadas Tobago, vieną sekundę. Venezuela vakar paskelbė, kad į Trinidadą ir Tobago įplaukė amerikiečių laivas, juos ten labai gražiai priėmė. Venezuela paskelbė, kad o mes gal visai jūs ir užpulsim, jeigu jūs taip draugaujat su Amerika. Nes Maduro ten bulina žmonės, tai aplinkui ten visiems pusio karą yra paskelbęs. Ir Kolumbija bandė kažką ten paaiškinti, ten visiems aplinkui mėgsta kažką pasakyti, tik tai Brazilijos lūlos biški bijo, tai ten su brazilais truputį ramu eldėsi šiek tiek. Maduro šiaip apskritai yra geras mordavorotas, tai ten atskira tema apie jį. Tai grįžtant taip, apžvelgiam faktas toksai, kad Amerikos, čia gal biški plačiau, aš taip baigiant pasakysiu, Amerikos interesas Pietų Amerikoje yra didžiulis, nes Pietų Amerika mato kaip savo kiemą, kuriam vis laiką prastai labai tvarkėsi, bet jinai mato kaip tam tikrą savo kiemą. Tas kiemas pastaruoju metu yra, vadinkim, tas santykiai labai stipriai nusistovėję keičiasi, nes anksčiau buvo Amerikos protektoratas ir Amerikos priešai. Dabar tie santykiai truputį keičiasi ten, nes Amerikai nebegali viena čia diktuoti visko, neužtenka nei karinės galios, nei ekonominės galios, nei kitų dalykų, plus yra tas trečia ranka atsirado. Bet tuos santykiai su Meksika tapo labai, vadinkim, tiek integruotas, kad net Trumpas negalėjo ten kažkaip atimti ir dabar nukirsto santykio, nes paaiškėjo, kad pasirodo sustotų pusės mašinų gamyba ir prekyba ir kiti dalykai. Bet faktas yra toksai, kad santykis Amerikos su Argentina jiems yra baisiai svarbu turėti antikiniško, o mylėjus nekenčia Kinijos, nuoširdžia gilę neapykantą, nekenčiais komunistų, reiškia vis labiau patinka. Bet kokiamis formomis, reiškia, ir panašiai. Žinai, yra, ten viskas, ten yra tų dalykų, aš noriu pasakyti, čia, žinai, yra ten tos jo politikos blogųjų pusių, yra ten, ir, žinai, ir teisingai paminėjo Jonas, yra ten, žinai, ir vietinės bendruomenės, yra miesto proletariatas, kuriam nėra labai faina, ne visi gali imti daryti verslą, kaip įsimokėm Lenkijai. Bet, žinai, mes kaip šalis, kurios labai kritikavo šoko terapiją, nes Lietuva aš atsimenu šoko terapiją, pas mus buvo šoko terapija, žinai, kritikavo šoko terapiją ir valstybės tam tikrą revoliucinį požiūrį į kapitalizmą, aš manau, kad turbūt Argentinai nebebuvo kito kelio kažką veikti ir tai, kad amerikiečiai šitoje vietoje turėjo, vadinkim taip, turėjo ir nuoseklumą palaikyti, jos čia labai netrampiškai yra. Trumpas mėgsta draugus, kurie patenka į bėdą, palikti ten, kurie pateko į bėdą. Čia toks įprastinis dalykas, jisai rodo tam tikrą naują Amerikos projektą Pietų Amerikoje bandyti, nes jeigu Argentina tampa sėkminga šalim, ir panašu, kad Maduro reformos po pirmų metų jos duoda vaisių. Jos duoda tam tikrų vaisių. Tada Milėjaus reformos duoda tam tikrų vaisių, jeigu pavesta pavyzdžiui šalimi, tada, kaip čia pasakyti, čia ne tik tai respublikonų, bet ir tų pačių demokratų tikslas būtų šitą dalyką bandyti perkelti kitur, nes perkelti kitur, ten palaikyti daugiau šalių, nes jiems supratimas, kad Kinai turės tiek pat įtakos arba dar daugiau įtakos negu mes mūsų kieme,
yra didžiulis geopolitinio nesaugumo simbolis, geopolitinio nesaugumo, kaip čia pasakyti, objektas, nes tai reikštų ir kultūrinę, ir galų galia karinį praradimą, ko Amerika tiesiog savo negali leisti. Dėl to Amerika kišis ir toliau rinkimus. Aš manau, kad jeigu būtų buvęs Bidenas, ko gero su mylėjomis būtų staręs labai neblogai. Ta prasme, netgi tai būtų buvę, aišku, ten gal Mylėjus tada būtų mažiau pasakojęs apie pjūklą ir daugiau pasakojęs apie čia pasirūpinti kultūrą, lygios teisės, ką mes bent jau nominaliai tikrai pritarė, būtų kalbėję šiek tiek kitaip, bet faktas yra toksai, kad yra taip, o Argentinai be Amerikos paramos ten tikrai būtų labai sudėtinga, nes nei Brazilai, nei kiti kaimynai jų ten tikrai nepalaikys ir jais nesirūpins. Tai toksai trumpas pristatymas apie Pietų Ameriką ir poną Mylėjų, tikiuosi buvo linksma, nesame čia kažkaip Mylėjaus ypatingai fanai, bet suprasti, kas jis per vienas ir kaip jisai veikia ir kaip jisai gyvena, yra tikrai, manau, kad svarbu, nes nėra jis tikrai ten kažkoks nacistas arba fašistas, jis yra visai kas kita. Bet spalvingas Mylėjus. Spalvingas Mes Mylėjus. mėgstam. Ačiū visiems, kas klausote, geros dienos, gero vakaro, paspauskite like, pakomentuokite ir štai Komentarus mes skaitom, ypač aš. Aš neskaitau. Sėkmės, iki. Viso. Iki. Terminalas.